Tai labą dieną visiems, labai ačiū, kad susirinkot ir kad atėjot ir yra iš tikrųjų daug žmonių, paprastai tiek nebūna. Tai ačiū Jums labai. Tai aš norėčiau trumpai pristatyti. Šiandien aš iš tikrųjų visą dieną moderuosiu pokalbius, kurių temos bus tokios. Šiandien pradėsim nuo diskusijos apie interjero paslaptis iš profesionalų lūpų. Ir čia iš tikrųjų susirinkę tikrai rimti profai. Tai pabandysim, nežinau kiek tų bus paslapčių, bet profesionalai tai tikrai atėjo čia. Ir tada ir tai bus 45 minutės, tada 15 minučių pertrauka, tada vėl 45 minutės ta pati tema. Po to bus tema apie, toj pat Jėzus Marija pamečiau savo tekstą. Aš daugiau jaudinus už Jūs. Apie vizualizacijas. Ar vizualizacijos yra vaistas ar nuodas? Tai tokia mums atrodo specialistam labai aktuali tema, nes mes matome, kad naujų namų arba ten būstų interjerų, užsakovai, kurie nori pasidaryti naują interjerą, jie prašosi tų vizualizacijų. To pačiu ir mums tai yra toks instrumentas dar ne pats naujausias, koks 15 metų mes tą darome, ne? Iš principo kaip technologija. Tai yra ir pliusų ir minusų, tai norisi gal pakalbėti labiau apie tos minusus, nes pliusus Jūs ir patys maždaug išvelgėt. Tai tada sekanti tema bus apie apšvietimą. Kam tas apšvietimas? Tai tokia tema apie tai, kad aš pats pastebiu, kad daugelis namų, kai važiuoji mikrorajone kur nors arba kokiam nors privačiam rajone, tai ten iš kokių 20 tų interjerų, langų, pro kuriuos matau kažką tai ten viduj, matau, kad yra 19 lygiai blogai apšviesti. Ir tai yra mūsų pačių kaip specialistų problema ir to pačiu ir tokios edukacijos momentas, kad irgi reikia suvokti, ko prašytis iš specialisto. To pačiu mes pasistengtume, to pačiu ir mums reikia žinoti, ką jums pasiūlyti žmonėm, kurie nori gražių, jaukių namų. Tai čia tokia tema. Ir tada bus išmanaus namo tema. Tai šnekėsim su irgi tikrais profesionalais. Kalbėsim apie tai, kas yra ta nauja visiškai technologija. Paliesim netgi ir dirbtinio intelekto situaciją to išmanių namų sferoje, pakalbėsim, kiek tai kainuoja, ar verta, ar neverta, ar tai yra pradžia, ar ar jau, kaip sakant, galim tą naudoti kiekvienas savo namuose. Tai aš išsiplečiau, o dabar mūsų ta tema ir yra interjero paslaptis. Ir šalia manęs šiandien susirinko Dovilė Batutienė. Tai nuostabios interjero studijos LT įkūrėja, Daiva Česnauskaitė, ID Concept įkūrėja, Lina Urban, Urban Room įkūrėja ir Vaida Kandratavičiūtė, interjero dizaino ir architektūros studija IDAS įkūrėja. Tai labas, ačiū Jums, kad atėjot. Ir kadangi tema apie paslaptis, tai aš ir šausiu iš karto, duodam paslapčių, kas čia pas mus tose interjeruose būnam. Ir norisi, kad tokia ta tema ir pokalbis būtų toks kiek įmanoma netikėtas, galbūt nebūtinai labai formalus. Norisi parodyti žmonėm, kuo mes gyvenam, ko jiem iš mūsų tikėtis. Tai pirmas klausimas toks akiplėšiškas. Kodėl nereikėtų samdyti mūsų? Kas norėtų pradėti? Galite atsakyti linksmai arba galite visai rimtai pašaudyti. Čia yra, kompromituojantis klausimas. Tai sveiki visi. Aš visą laiką sakau tokį pavyzdį. Galim vakarieniauti namuose, galim eiti į ekskliuzyvinės vakarienės ir pasirenkam reikia ar nereikia. Ir taip būsime sotus, ar ne? Tai jeigu jūs norit kažko ypatingo, išskirtino ir įdomaus, tai jums reikia. O jeigu jūs norite jaukiai ant sofos vieni patys, tai nereikia. Kam tas svetimas žmogus į jūsų stalčiukų
dalykėlius, kur sako, nu, bet žinai, čia gal ne visai patogu tau bus. Bandai pasakyti, kad yra labai nepatogu, nes interjero dizaineris užduoda labai daug klausimų. Tai aišku, ir asmeninių, tai čia kaip Įlenda į asmeninę erdvę dar. Psichologas visiškai. Teisybė. Keičiasi mėnuliai, keičiasi metų laikai, o mes vis dar tam pačiam projekte. Tai va, tai jeigu labai asmeniškai taip arti nesinori prisileisti žmogaus, tai tada ir nereikia, nes jisai tikrai bus arti. Tai mano tokia pozicija gal. Aš turiu labai panašų pavyzdį su kirpykla, kirpėjų. Tai plaukus tikrai galim patys pasikirpti, pasitrumpinti, susitvarkyti, ne? Bet kirpykloje pas stilistą išeinam kažkaip labiau sutvarkyti, gražesnį, tai toks gal, nu, panašus, ne, iš principo. Aš irgi iš tikrųjų labai fainai čia pradėjai, nes dažnai klientams sakau, kad interjero dizaineris tampa jūsų pats artimiausias tuo metu žmogus. Netgi jūsų geriausi draugai nežino, tarkim, kaip jūs lankstote savo apatinės kelnaitės, o dizaineriai tikrai žinos. Ta prasme, dizaineris tikrai bus tuo metu ir psichologas, ir terapeutas, žodžiu, viskas viename. Tai jeigu norite, kad jisai, kad nebūtų, tada nereikia jo samdyti. Kad mus ir samdo dėl to, kad, ta prasme, nori ne pačio interjero, o tokio labiau gal, nu, tokio, žinai, kur palaikymas, toks, žinai, padėti išsikontempliuoti visas tas idėjas. Nebūtinai jie nori mūsų kaip speco, jie nori tiesiog galbūt tokio bendražygio toj sunkioj statybų aikšteliai. Aš galėčiau gal šiek tiek įsijungti ir čia yra keli labai skirtingi norai, skirtingi tipažai žmonių, ko jie tikisi. Nes vieni iš tikrųjų nori profesionalių sprendimų, patys neturi tam laiko, nori, kad juos vestų tarsi ranka, duotų labai aiškias gairias, kas po ko turi būti, kokius biudžetus turėtų nusimatyti, kada, kokių sumų reikės ir panašiai. Tai jie žino, dažniausiai tai yra žmonės, kuriems labai norisi to aiškumo, aiškaus vedimo ir jie tada žino, kad jiems bus ramiau ir lengviau. Kiti žmonės, kurie galbūt turi savo kažkokių, turi daugiau galbūt laiko arba daugiau noro skirti savo namams, jie renkasi interjero dizainerį kaip vedlį, kaip patarėją, kaip, nežinau, šeimos psichologą, kuris padės jiems patiems galbūt teisingiau suformuluoti, ko jie nori, ko jie tikisi, jiems išsigryninti, kokių namų jie patys nori, nes dažnai žmonės sako, mes norim gražiai, žinom daugiau mažiau, ko norim, bet realiai tas daugiau mažiau, ko norim, yra labai labai platu, tiek stilistinė prasme, tiek sprendimų prasme. Ir tokiu atveju jie supranta, kad jie save, gal netgi savo porą, savo šeimą gelbėja nuo konfliktų, nuo bemiegių naktų, kada padeda šalia esantis žmogus, interjero dizaineris, juos tarsi veda tuo keliu ir padeda atsakyti į jiems kylančius klausimus. Supratau, Dovilė. Čia labai aišku, Jėzus, kas čia atsitiko. Iš tikrųjų, tai mes labai gražiai nuslydom nuo to klausimo, kodėl neturėtų. Ir perėjom ant to, kodėl turėtų. Aš vis tiek būsiu šiandien tas bjaurus, kurio turbūt mikrofonas sėda, ar kažkas panašaus. Esmė tokia, kad vis tiek noriu dar kartelį paklausti, kodėl neturėtų. Ir gerai, kad mes peršokom po to, kodėl turėtų, bet vėl šaunu. Tai kodėl neturėtų? Nu, ta prasme, nes priežasčių aš galiu iškart greitai šauti. Todėl, kad gal, kaip jau šnekėjome, komplikuota, sudėtinga, reikia daugiau galvoti. Interjeras bus, čia kaip pas, nežinau, sporto coacherį užeini, tai jeigu tu pats ten, žinai, mankštiniesi namuose, tai ten, tikrai špagato nedarysi. O nueini pas coacherį, tai ten jau prakaitėlį tavo iš paskutinės spaudžia, žinai. Ir pas jį ten reikia, žinai, pasiekti ten ir to, ir šis tau planą surašo, ir tu žiūri, kad jau viską darai, ten tikrai špagatas gaunasi. Tai vėl klausimas, tarkim, dėl sudėtingumo, gal tai yra brangiau mes, gal brangiau negu, žinai, šiaip. Laiko prasme gal sudėtingiau, ne? Nu ir ta prasme daug klausimai tokie. Taip, tai aš ką norėjau, Dovilė taip gražiai įslydo, bet iš tiesų ir daug kam aktualu yra finansai, ar ne? Su dizaineriu žinoma, kad projektas jisai kainuos brangiau todėl, kad dizaineris sieks įgyvendinti žmonių svajones. Visos svajonės, visi norai, jie visada kainuoja. Tai nėra nemokami. Galbūt
pamažins kaštus su kažkokiais sprendimais, bet idėjos visada kainuoja. Daiva, šausiu tokį vieną. Ta prasme, dėl to pigumo, brangumo. Aš šiaip, kad nebūtų brangu, nes mes, dizaineriai, jau kyla kartelė, ne? Pavyzdžiui, užsakovas eina su dizaineriu, tai iš karto atrodo ir įmonė pakels kainas, ne? Tai aš, pavyzdžiui, iš savo žmonos siunčiu laiškus kartais įmonėm užklausimui, tai ten kokiu nors, pavyzdžiui, durų kainą gal gali paskaičiuoti ir siunčiu žmonos pašto, kad nepakiltų kaina. Aš labai stengiuosi, kad užsakovai nepakiltų kaina. Tarsi jų norai yra vienas dalykas, tada double mano dar kažkokios idėjos arba kažkokie pasiūlymas užsakovai sudėtingesnių mazgų, gražesnių ten išbaigimų, kažkokių gražesnių tapetų, brangesnių amerikoniškų dažų. Tai kelia kainą, bet po to mes ir stengiamės, ne? Bet va, Dovilė, varyk. Gal ir iš kitos pusės dar pasižiūrėčiau, bet mes suprantame, kad klaidos jos irgi kainuoja. Va. Ir žinoma, kad sprendimai yra vienas svarbus dalykas, turbūt, kada ateina klientas, tai yra pirmas ir svarbiausias pokalbis, tai yra susitarimas, kokiame biudžete mes dirbame. Tai yra, ką mes galim sau leisti, nes gražius namus padaryti tikrai galima ir su nedideliu biudžetu. Ir mes patys visi startavom, žinom, kaip galima įrengti galbūt investicinius projektus, savo galbūt studentavimo laikų namus galima atsiminti. Ir klientai, kurie yra mūsų, ateina ir aiškiai įvardina savo galimybės ir savo biudžetą, tikrai galima sukurti gražius, jaukius namus, nebūtinai už labai brangiai, nes nebūtinai kažkokia išskirtinė idėja padarys tuos namus jaukius, gyvenamus, funkcionalius ir panašiai. Bet kitas momentas, koks yra labai svarbus, tai dizaineris jis tikrai padės sutaupyti pinigų klaidoms. Tai reiškia, jis padės vesti tuo keliu, kuomet labai aiškiai klientas žinos, ką po ko reikia daryti, kada užsakyti, kad neatsitiktų taip, kad atėjęs plytelių meistras stovi ir laukia ir sako, man reikia plytelių, jos dar net neišrinktos yra ir net važiavusios, o tą plytelių meistrą susirasti pakankamai sudėtinga, arba galų gale, ne vietoje išvesti santechnikos kažkokie įvadai ar elektros, jų perdarimas ir tikrai brangiai kainuoja, o jeigu tas perdarimas jau vyksta po kokių plytelių išklijavimo, tik tuomet pastebimos klaidos, ar ne? Tai yra tikrai labai labai brangu. Tai šitoje vietoje aš tai pasakyčiau, kad jeigu esi drąsus, jeigu daugiau mažiau turi tokių techninių žinių arba turi patarimo, kaip jų išvengti, tikrai galima interjero dizainerio nesamdyti. Jeigu nesi jautrus estetiniam kažkokiam estetiniam grožiui, kažkokiai namų išvaizdai, tai taip, galbūt jo ir nereikia, nors tas gyventi gražiuose namuose tikrai turbūt kiekvienam yra daug maloniau, kaip ir į gražų viešbutį atvažiuoti, ar ne? Jeigu patys turite tokį jautrumą grožių ir gebate susiderinti dalykus, gebate ir suprantate, kad reikia apskaičiuoti atstumus prieš užsakant tam tikrus baldus, tuomet viskas gerai. Aš sakyčiau, tai yra sveikintina, puiku, tikrai yra labai daug programėlių, kada gali žmonės pasinaudoti jomis, gali galbūt pasinaudoti vienkartinę konsultaciją tam, kad tikrai žinotų, kad eina tuo keliu, kuriuo eina. Bet reikia pripažinti, kad didelė dalis žmonių, jie neturi tų tokių esminių žinių. Mūsų tėvai, seneliai patys mokėjo ten sodo namukus pasistatyti, nežinau, pečių išsimūryti ir panašiai. Mūsų kartos to jau nebelabai moka ir grindų ne kiekvienas mokėtų net ir vinilinių ar laminatinių susikloti, ką tarkim mūsų senosios kartos puikiai darė pačios. Jo. Lina, ką tu manai? Atsakyta? Tebūnė, Vaida. Aš tai galėčiau dar papildyti, nes vis dar grįžtam prie to, kodėl nereikėtų samdyti interjero specialisto, ar ne? Tai interjeras turi keletą skirtingų sluoksnių, iš kurių susideda projektavimas. Vienas iš jų tai yra labai specifinės techninės žinios, vadinama techninės bylos projektas, ar ne, kuriam reikalingos tos žinios. O kita dalis tai yra stilistikos, koncepcijos ir to tokio gražaus pateikimas savitumo.
Jeigu jūs jaučiate, kad kažkurioje dalyje jūs žinote viską, tai jums nebūtina samdyti profesionalo visam interjero projektui, jūs galite tik tai dalį, pavyzdžiui, to, ko nežinote. Tai jums tikrai nereikia interjero specialisto visam interjero projektui. Vaida, labai gerai, nes kalba eina ne tik apie grožį, bet taip pat apie funkcionalumą, techninį išpildymą, ergonomiką, kaip, pavyzdžiui, ten tikrai, pavyzdžiui, kas yra tikrai žmonės, kurie, pavyzdžiui, jiem nesvarbu dizainas. Nu, taip atrodo, kad nelabai rūpi. Bet jiem užtat labai svarbu yra technologijos. Nu, pavyzdžiui, išmanus namas, ten tikrai, dabar kalbėsim ir nebūtinai tų profesionalų, kurie atlieka tą išmanų namą, užsakovai nori estetikos. Bet jie nori, galbūt, techninio sprendimo. Kartais nori ir to. Kartais nori ir pigumo, Kartais nori, kad tai būtų labai padaryta šiuolaikiškai naujai, pagal naujausias technologijas, tendencijas, pagal estetiką naujausią. Kiti nori greitai padaryti. Tai irgi mūsų atsakomybė iš principo suvesti visus, kad būtų kuo greičiau, kad viskas būtų sklandžiai, kad plytelės atvažiuotų laiku, kai bus meistras. Nes mes teoriškai irgi gal plytelės užsakinėjom kartais senukuose, o kartais kitam kokiam nors ten prabangiam interjero salone. Bet visa esmė yra ta prasme, ko užsakovas nori. Kartais jisai kreipiasi, jeigu mes labai suskirstam tas paslaugas, pavyzdžiui, yra apšvietimo projektas, galbūt yra spalvų parinkimo, pavyzdžiui, konsultacija, kur yra, tiesiog atvažiavai padedi. Ir žmogus ten jau bus beveik viską pasidaręs, ten galbūt norėtų kažką pakeisti, bet jau nebeišeisiu. Tada bandom kažkaip spręsti, ką ten su vizualika, su estetika, tarkim, sienos labai viena ar tik kitos, tai stengiamės parinkti tokias spalvas, kad jos nutoltų, ten erdvė pasikeistų nuo to, langas netrodytų toks mažas, virtuvė gražesnė, subtiliau atrodytų, kažkas. Tai gerai. Tai vis šnekame apie tai, kodėl mūsų nesamdyto, vis pasakojom, kodėl reikia. Nes šiaip turbūt mūsų kraujyje nėra, mes vis tiek tame dirbam ir mes tikrai nuoširdžiai galvojam, kad mūsų specialybė yra reikalinga, kai mes matome sėkmingus rezultatus, kai matome laimingus užsakovus, kai matome, kad tai yra vis tiek kitaip, negu jie patys pasidarytų, kad kartais netgi padarai taip, kad užsakovas, jo netgi aš asmeniškai, pavyzdžiui, paklausiu, sakau, kaip tu gyvensi, ar tu nori gyventi taip, kaip gyventum po 5 metų, nes dabar kaip čia ir dabar tu gali ir pats pasidaryti. O tu nenori gyventi taip, kaip, pavyzdžiui, dabar po truputį jau tu apsijaukinsi, bet tu taip norėsi po 5 metų. Nes maždaug galima atspėti, ko gali žmogus norėti, nes tu žinai jo evoliuciją, nes aš jau visą tą praėjau. Iš principo mesgi nuo ten pačių pradžios, kai pradėjom domėtis tuo, tai ir jie to žingsnius daro, ir mes tą darėm to žingsnius. Gal tiesiog ilgesnėme etape tą darėm. Gerai. Aš biškai papildyt galėčiau šitą, tai vėl grįžtant į to, kodėl nereikėtų, ar ne, tai aš, pavyzdžiui, kada ateina žmonės pas mane nauji padiskutuoti apie tai, ką jie turi, ko jiems reikia, aš visą laiką klausiu, gal provokuoju klausimą, o kodėl jums to interjeristo reikia? Nes jie tada ten argumentuoja, kad galbūt dėl to, kad nežinom ten to, galbūt dėl to, galbūt dėl ano. Nes iš tikrųjų, kai tu verdi toj virtuviai projektavimo labai daug ir ilgai, pavyzdžiui, 20 metų, 15 metų projektuoji, tai tu aiškiai žinai, ko tam žmogui tikrai reikia ir tu argumentuoji, kodėl tas reikia. Dėl to mums čia taip natūraliai visiems ir gaunasi pagrįsti. Bet jeigu žmogaus viduje jisai pats nežino savo atsakymų, kodėl tas yra reikalinga, tai pirmiausia, mes pravedame edukacinę programą, aiškidami kas ir kaip. Ir, pavyzdžiui, aš jeigu matau, kad nefiksuoja žmogus tokio edukacinio dalyko, tai tada gal net ir sakau, tada gal ir nereikia jums, nes tai galbūt yra dėl mados, dėl kaimynų, dėl draugų, kurie dirba su interjeristais ir jiems tiesiog reikia tą turėti. Tai čia toks. Aš papildysiu vėlgi, Vaida, kad aš nebijau interjero visam procese pasakyti stop, kai matau, kada klientui nebereikia. Kada jis gal net būna pagauna tą savo namų kūrybinį procesą, ar net techniniai daly tikrai dažnai reikia, gerai, nebūtinai pilno projekto, konsultacijų, ar ne, bet ateina, tarkim, ta paskutinė dalis, kuri apspalvina tą visą interjerą, ar ne, kuri kuria tą jaukumą, ir viena dalis žmonių žino, ko nori, mato, ir tu gali ten net neperkalbėsi. Tai neprašai, kad nusipirktų arbatinuką tokios spalvos, kokios reikia, nes prie virtuvės tiek prasidėjai? Ne.
Žinai, čia, kadangi jau tikrai irgi panašiai apie 20 metų dirbu, tai jau išėjau gal į tokį kūrybinį procesą, kai leidžiu klientui dalyvauti procese labai nemažai iš tiesų, nes kuriu jiems konkrečiai, ne savo, ne žurnalui, ne televizijai ar dar kažką, kuriu jiems, ar ne? Tu dažnai interjerų net nenufotografuoji, nes žinai, kad ten stovės tas virdulys, ten močiutės palikimo, kuris, žinai, virdulį dar patrauksi, bet ten, nežinau, kokia nors komoda, kuri, palikimas, kuris svarbus tam žmogui ir, tu, ta prasme, tu esi bejėgis prieš... Gintariukų paveikslai, Jo, tai va... Kas jais darys? Tai va tada dizainerio nebereikia, kai žmogus jaučia savo tą interjerą, spalvinasi su savo, ten baldais, su savo ten gobelenais, daro žuolaidom, dar ko nors, ir tu pasitrauki, nes, tu esi bejėgis prieš tą patį žmogų. Tai va, tada nereikia dizainerių. Bet jeigu žmogus yra, kaip sakyt, nori, išsako konkrečias užduotis, išsako, kokiam interjerą nori gyventi, ar ne, neturi tam laiko, patiki profesionalai, tai čia tada dizaineris dalyvauja visą iki galo, ar ne, ir žmogus lieka patenkintas. Tu vidury pamatai, tu sakai... Ne vidury, čia jau link pabaigos turėtų būti, žinai, kad, ta prasme, tu matai, kad ant tos sienos, nežinau, reikia didelio mastelio paveikslo, žmogus sako, ne, aš noriu šeimos medžius 3 susidėti. Ta prasme, tu ką tu darysi? Leisi ar neleisi? Tai tu sakai gerai, ta prasme, čia jūsų namai, jeigu jums jaučiasi, reikia, pradžiai dar bandai surasti kompromisą, gal tuos medžius pakabint kažkur kitur, bet jeigu žmogus sako, ne, aš vis tiek čia kabinsiu, ta prasme, tai čia ne mano namai. Tai tu turi sustoti, ta prasme, tu turi sustoti. Tai tie gintariukų paveikslai gal čia labai bjauriai pasirodžiau, bet ta prasme stengiamės tada paimti kažkokią ten spalvą giminingą tiem, žinai, gintaram. Ta prasme, kažkaip aprėminti, žinai, su rėmeliais juodais, kad užkontrastuotų kažkaip stengiamės. Manau, kad jo, šitoje vietoje yra labai svarbus momentas. Man vis dėlto atrodo, kad taip yra tam tikri interjerai, kurie yra, kuriami kaip nežinau, kaip objektai, kurie patys iš savęs gali būti, ar ne, fotografuojami, fotogeniški, tiesiog konceptualūs ir išgryninti, bet labai dažnu atveju mes kalbam apie tai, kad mes kūrėme namus ir aš šitoj vietoj asmeniškai jaučiu didžiulę atsakomybę, kad mes kūrėme namus ne žurnalui, ne savo, ne konkursui, bet mes kūrėme ir mes dirbame su kito žmogaus tuo metu maksimaliai turimais pinigais, nes visi suprantame, kad čia yra milžiniška atsakomybė, nepriklausomai nuo to, ar biudžetas yra 50 000, ar jisai yra keli milijonai skiriami interjerui, ar gal net ir daugiau, tai yra tuo metu didžiausi pinigai, kiek žmogus sau gali leisti skirti interjerui. Ir mes kiekvienas apie save galvojam, net rinkdamiesi sofą ir rasdami ją šiek tiek brangesnę, kiekvienas nori šiek tiek tos geresnės ir visada varijuoja tarp to, kiek aš galiu sau leisti, kiek ji bus patogesnė, kiek ji labiau mane džiugins. Tai man šitoje vietoje atrodo labai labai svarbus momentas ir žinojimas, kad mes labai atsakingai turime elgtis su žmogaus norais ir vis dėlto net ir vertinant, ar kaip tu sakai, tas gintarinis paveikslas ar dar kažkoks, kad apsimdami ir sutikdami leistis į tą kelionę, aš tą interjero kūrimą vis dėlto vadinčiau kaip kelionę kartu, mes turime labai atsakingai nerti abudu. Tai reiškia tiek man yra labai svarbus susipažinimas pirmas su klientais ir supratimas, ar mes galėsime tą kelią nukeliauti kartu, ar mes tikrai galėsime girdėti vienas kitą ir ar aš galėsiu padėti išpildyti jų norus, pageidavimus tame biudžete, kokį jie turi. Nes čia yra kartais du tokie labai skaudus ir sunkiai suderinami dalykai, idėja, konceptualumas, pageidavimai ir biudžetas. Ir čia yra turbūt skaudžiausia vieta, net ir interjero dizaineriams, kada reikia daryti kažkokius sprendimus ir net sprendimus dirbti ar nedirbti kartu su vienais ar kitais klientais. Paaiškink, kodėl, ta prasme, finansiškai turėjo menį, kas skaudaus yra čia su tais finansais? Labai dažnai iš tikrųjų mes suprantame, kad įsirengti namus yra brangu. Ar ne? Ir visi gražūs, unikalūs dalykai, jie vis dėlto kainuoja.
geresnės medžiagos, įdomesnės medžiagos. Mes kaip interjero dizaineriai, mes tikrai, dauguma iš tikrųjų ieškome ne tik įdomumo, unikalumo, naujumo efekto, bet mes siekiame dirbti su kokybiškomis natūraliomis medžiagomis, kurios visai kitaip atsiskleidžia interjere, visai kitaip sušildo namus. Namai kitaip kvėpuoja, ar ne, kada mes turime... Kainuoja. Na, bet jo, tai yra daugybė tokių dalykų. Ir jeigu žmonės ateina su aiškia vizija, ko jie norėtų, ir sako, mes turime tiek pinigų interjerui, ir mes žinome, kad statybininkams jau išleis beveik pusę tos sumos, arba, tai reiškia, lygiom sienom. Tai reiškia, kad mes negalėsime pasiūlyti įdomesnių sprendimų, nes bet kokie sprendimai įdomesni, apšvietimas įdomesnis, kitokių formų sienos, kitokie, nežinau, medžiagų panaudojimai, jie iš karto kelia kainą. Ir šitoje vietoje tenka tikrai labai padiskutuoti su klientais, o ką mes galime su tokia pinigų suma gauti, kad jų nenuvilti. Tas tiesa, bet mūsų darbas to pačiu yra žiūrėti ir į medžiagas. Pavyzdžiui, aš 2 savaitės dabar plušu ir ieškau akcentinio, to tokio deep spot šviestuvėlio. Tai reiškia, techninis šviestuvas lubose, kurį gipsą įsileidžia, ten jisai, jų daug pridėliojam tam, kad būtų ten tokia kaip teatro scena, kuo gražiau interjeras apsišviestų, nes visi šviestuvai esantis lubose iš tikrųjų labai prastai šviečia. Ir jie niekam nereikalingi. Jeigu išimtųjų, tai tarsi yra toks blogas dalykas, kad apšvietimo bus tas pokalbis, pakalbėsim su 2 tokiais apšvietimo gurų, jeigu bus įdomu, ateikit, pakalbėsim apie tą apšvietimą. Bet, pavyzdžiui, 2 savaitės ieškau šviestuvo, kurio kaina būtų ten iki 30 eurų, o šviestų kaip 130 eurų arba 100 pem. Radau, bet 2 savaitės per visą pasaulį, per visą Lietuvą, per visur. Ateinu į prabangų saloną, atsinešu tą kinietišką šviestuvėlį, sakau, hebra, parodykit ką nors panašaus kaip šitas. Ištraukiau 150, žiūriu, prašiau, šviečia. Aš padariau darbą. Tai čia mūsų irgi darbas yra. Ir jie aišku nori, kad būtų kuo prabangiau, brangiau, bet mūsų darbas yra kartais įkišti į ten modernų arba ten klasikinį interjerą, nudažyti su molio tinku ir padaryti taip, kad nesimatytų jos. Taip praskiesti, nesu Ikea, darom taip. Kas nori prisidėti? Jo, bet visgi interjero dizainerio darbas nėra rasti rinkoje pigiausią produktą. Ta prasme, ne mūsų čia jau. Mes turim savo parinktis, mes jas pasiūlom taip, kaip matom vizijai. 1, 2, 3 kartą netinka, tada aš jau paleidžiu ieškoti patiem, nes tai užima per daug energijos. Taip irgi, gaužnai, tiek laiko skirti, rasti pigiausią rinkoje produktą. Toks. Jo, o papildant dar kaip interjerą, tas kelionė, jinai vis tiek tęsiasi pusę metų ar metus, ne? Tai bent jau mano patirtį, kažkaip tos kelionės gale, jau mano užsakovai, tie mano naujieji draugai, ne, jau būna pakankamai edukuoti ir aš jau visai jos galiu paleisti ir vienus tą sofą rinktis. Jie jau gaunasi, kaip prisibendravę, mes prisinagrinėjame, mes daug bendraujame, aš daug bendrauju su savo užsakovais, ne? Jie jau turi tas gairės ir jau nebepadaro tos klaidos, kad jau pastato ten kažkokią labai nevykusią sofą. Edukuojasi irgi, tai toks, sakau, interjeras, bent jau privataus, tai vis tiek yra kelionė, ta tokia bendra kelionė kartu ir bendras rezultatas. Aš turiu naują klausimą. Tarsi, aš pastebiu, kad mes labai visi skirtingi esam. Čia sėdim 5, iš tikrųjų labai skirtingai dirbam. Tikrai tikiu. Dar nepradėjom šnekėti jau 30 minučių, bet aš jau matau, kad aš kažkur nesutinku, kažkur kitaip darau, kažkur kažkas dar. Man įdomu, o tai kaip žmogui išsirinkti interjero dizainerį? Nes pagal nuotraukas, prieš tai darytų interjero, o aš, pavyzdžiui, iš viso net neturiu nuotraukų. Tai kaip pasirinkti tą specialistą, nes iš tikrųjų ir užsakovas irgi labai skirtingo noriu, visai galbūt vienokio tipo, specialisto, kuris, pavyzdžiui, ten taupo. Pavyzdžiui, mes su Lina jau nebesutarėm. Nes aš, pavyzdžiui, ten labai stengiuosi taupyti. Aš mėgstu taupyti, šiaip man patinka Suvalkija ir mano uošviai yra Suvalkijai, tai aš iš jų daug išmokau, iš tikrųjų, 20 metų. Turit suprasti mane, tai esmė tokia, kad aš iš tikrųjų išmokau daug gero iš Suvalkijos. Tai esmė tokia, kaip paaiškinkit, kaip mus atpažinti.
Arba kokį užduot klausimą susitikus su keliais galbūt dizaineriais. Ką reik žinot, ką paklausti, pavyzdžiui, nes, kaip save irgi perduoti už dizaineriui, kad jisai, aš sakau, tu turi kažkokias gairias užduoti dizaineriui, o dizaineris turi būti atsakingas, jis turi atsakyti, aš čia esu silpnas ir tu manęs šitais klausimais nesamdyk. Pavyzdžiui, vienas daro labai kruopščiai, tai gal to pedantizmo nereikia, kurį, pavyzdžiui, aš turiu, perfekcionizmą tokį. Tai gal nereikia tam užsakovui. Jis nori čia ir dabar greitai ir tai, aišku, visiškai nesusiję, perfekcionizmas su laiku yra nesusijęs, ne? Tada gal kitas nori pigiai, kitas nori labai prabangiai, kad būtų visiškai naujausi dalykai sudėti iš Milano. Arba kitas nori labai techniškai, kad būtų padaryti. Kitas nori tik spalvų ir meniškų kažkokių paveikslų darbų, ten vazelių, podelių, indelių ir visa kita. Noriu atsakymą. Galiu aš pradėti šitą klausimą. Šiandien kaip tik iš ryto pusryčiaudama girdėjau per Labą rytą profesorius ten įkalbino ir diskutavo apie tai, kaip žmonės pasirenka nekilnojamą turtą savo pirkti. Jis sako, yra dvi grupės žmonių, vieni, kurie investicija, o kiti, kurie savo. Tai čia yra du skirtingi dalykai, bet mes kalbame apie savo. 70% žmonių būstą perka intuityviai. Jiems negroja ten jokie ten finansinės grąžos ten ir visa kita. Tai yra labai daug. Ir aš kažkaip galvoju, kad turbūt ir šitoj vietoj, kalbant apie interjeristo pasirinkimą, aš sakyčiau, lygiai taip pat reikėtų daryti intuityviai, nes aš savo užsakoms sakau, turi tiesiog čakros sutapti. Arba jos sutampa, arba ne. Ir viskas. O ką tu ten argumentuoji, aš kartais galvoju, jeigu man reikėtų pasirinkti interjeristą, aš neįsivaizduoju, kaip tą reikėtų padaryti, argumentuojant, ką tu žinai, taigi žmogus auga, jisai keičiasi, jisai tobulėja, vienas interjeras vienoks, kitas kitoks, aišku, ten yra ta stilistika kažkokia, tai ten daugiau mažiau apie jį, bet jeigu specialistas yra geras, jisai prisitaikys. Tiesiog. Visiškai ir aš pritariu Vaidai. Mano gera pašnekovė iš kairės. Gerbėja. Gerbėja. Nečinom. Aš lygiai tą patį pasakyčiau, kad kai ateina klientas, kodėl klientas renkasi ir dizaineris, ar ne? Ta prasme, tai abipusė turi būti tas vaibas, kad mes galim dirbti prie vieno projekto, nes tai yra visuma. Tai yra kliento pageidavimai, norai, dizainerio kompetencijos, profesionalumas ir visa tai apjungia į vieną kažkokį kūrinį, ar ne? Tai mes turim dirbti iš vien, todėl vaibas turi būti iš abiejų. Tai kai esi jaunas ar ne, tu imi tas užsakymas, nes, ta prasme, tau reikia patirties, tau reikia gyventi. Su metais keičiasi ir tikrai čia, manau, sėdinčios kolegės tikrai taip pat renkasi klientus ir kaip Vaida atsakė, tikrai noriu pritarti prie to, kad geras interjero dizaineris, profesionalas, jam nėra stiliaus, ar ne, kurio jis negebėtų, nėra užduočių, kur negebėtų įgyvendinti. Tai sakyti, kad ateiti pas dizainerį rinktis tik pagal tai, kas daryta, ką mato viešumoje, tai nebūtų gerai. Reikėtų ateiti, matyti, kaip žmogus bendrauja, kaip pateikia, ar ne, kaip atsako į klausimus, kaip bendras ar vyksta pokalbis, ar ne? Tai to manau, kad reikėtų, kad susimečint. Tai aš matau dabar tokį, kad reikia, kad būtų čakros sueinančios, tada reikia, kad tipologinis, psichologinis piešinys atitiktų, ne, ten pagal tipologiją. Tada reikia suprasti, ar tai yra specialistas, kuris atsako į tos klausimus, kurių tau reikia. Tai turbūt tie visi mūsų kažkokie tai įsivaizdavimai, ko mes norim. Ir tu sakai visgi, kad geras specas vis tiek viską gali atsakyti. Dovilė? Aš nežinau, net ar, kaip sakai, ar geras specas gali viską atsakyti. Manau, kad tikrai gali daug atsakyti ir patirtis, profesionalumas, jisai leidžia, jeigu kalbėtų apie stilistinius dalykus, ar ne, nes jeigu žmonės, tarkim, aš pati dirbu skirtingose stilistikose. Braižą gali atpažinti, bet tas yra, man yra smagumas, tam tikras žaidimas, žaisti pagal užsakovo tam tikrą užduotą
nuotaiką arba pagal architektūrą užduodama. Tai yra tam tikri momentai, kurie labai svarkiai apsprendžia stilistinius dalykus ir panašiai. Ir aš tą priimu kaip žaidimą ir pagal tam tikras taisyklės tu žaidi, kurdamas vienokios ar kitokios stilistikos interjerą. Ir tas žaidimo taisyklės mes visi iš esmės daugiau mažiau žinom. Klausimas yra kitas, ar norime to daryti, nes kai kurie interjero dizaineriai, jie labai aiškiai sako, mano kryptis yra skandinaviškas interjeras, arba mano kryptis yra, aš dirbu išskirtinai tik tai su modernu, arba kitas turi labai aiškę klasikinę liniją, ar ne? Tai čia yra, bet didžioji dauguma žaidžia ir varijuoja tose dalykuose. Tai netgi kalbant apie, tikrai šitoje vietoje aš turbūt pritarčiau 100%, kad tas interjero dizainerio pasirinkimas, žinoma, stilistinė kryptis visgi yra svarbi, nes jeigu tu buvai pas savo draugus, galbūt pas kažką svečiuose ir matai, kad tie namai, tų namų sukonstruotos erdvės, funkcionalumas, spalviškumas arba kuriama nuotaika, aura kitaip vadinama, yra tau priimtina, tai tikėtina, kad tau bus gera ir smagu gyventi irgi to interjero dizainerio kurtose namuose. Bet kokiu atveju galutinis rezultatas tikrai jokių būdų neapsprendžia interjero dizainerio pasirinkimo, nes daug svarbesnis momentas iki to galutinio rezultato pasiekimo ir to rezultato sėkmė priklauso nuo proceso. Tai reiškia, kiek mes susikalbame, kiek mes girdime vienas kitą, kiek mes klausome vienas kitą, kiek mes suprantame net ir tuos biudžetinius dalykus ir kaip juos skirstome. Nuo to labai priklauso, ar ne, tas rezultatas. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad ta aura, sutapimas kartu su užsakovu, kad mes matom, kad mes susikalbam, kad mes jaučiamės patogiai prieš vienas kitą. Visada susitikimo, turi būtinai pirmą susitikimą kartu, jeigu klientai užsienyje, tai bent jau zoominį skambutį, kad mes tikrai pamatytumėm, išgirtumėm, pasikalbėtumėm tiek apie procesą, tiek apie gyvenimą bendrai, tam, kad mes suprastumėm, kiek mes vienas kitą girdime. Ir tik tokiu būdu mes galime priimti sprendimą dirbti ar nedirbti kartu. O aš galvoju, kad ta prasme kartais gali būtinai, man labai retai pasitaiko tokių, ten labai sunkių situacijų, kai tiesiog nesulimpam. Mano atsakomybė, nepamačiau, turėjau įtarimų, pavyzdžiui, būna taip, tarkim, būna užsakovas samdo, paaiškėja, kad pas juos yra įmonė ir to įmonėje yra pasamdyti dar kažkokie du žmonės, kurie daro sprendimus ir už tą, pavyzdžiui, užsakovą viską sprendžia. Ir staiga bam, vidury projekto paaiškėja, kad už to žmogaus yra kiti, kurie sprendžia ir aš jų net nežinojau. Ir tada, wow, tada prasideda, nes aš jiem neįtinku, nes jie visai kitaip galvoja, aš matau užsakovui, ko reikia, vyksta konkurencijos, atsiranda kažkokių bairių, visokių reikalų. Ir tada gaunasi labai gražus interjeras ir labai sunkus darbas. Ir ten visiškai kartais labai geri interjerai gaunasi, bet labai prastas procesas. O ką jau kalbėti apie tai dar toliau, apie paslaptis. Tai aš, pavyzdžiui, aš tada pasidalinu paslaptim. Tarkim, mane kai samdo, tai tarkim, taip kartais atsitinka, kad mane samdo vizualiai. Pagal čakrą, ne, ten maždaug. Gražus, ten tinku, ten pagal kažką, ten mielas, nemielas. Ta prasme, ir tada aš daug metų taip dirbau, ta prasme, nes aš net nefotkinu savo interjerų. Ir aš turiu problemą, nes ateina užsakovas daryti savo interjero, bet iš tikrųjų mane nusamdo, bet ne mano daromus interjerus. Ir tada kas atsitinka, kad man tenka dirbti su tuo, kad padaryti taip, kaip jam reikia. Tai reiškia, aš per daug metų labai išsivyščiau didelį lankstumą, tokį pristaikymą, ne? Ir diplomatijos reikia, nes jisai galbūt ten, nors bendrai teisingai, šito situacijai nereikia, nes jisai mane nusamdo, tai mes labai geri draugai. Tiesiog, nes tinka viskas. Bet interjero jau reikia man tada pasistengti tapti profesionaliu ir tą padaryti. Tai va čia yra momentas, ką samdo užsakovas. Tavo darbus ar tave patį? Čia šįgi duodu klausimą tokį pačiam jau ateinančiam užsakovui. Jisai turi pagalvoti, ką jisai samdo, nes mes esam tikrai kartais tie lydintys draugai, ne? Ir kartais jie samdo ne dėl to, kad tu gerai dirbi, o dėl to, kad mato, kad su tavimi eis susikalbėti. Bet ta idėja, kurią aš jam pasiūlysiu, tai netrodys gera. Ir aš daug turiu tokių konfliktinių situacijų, kurioje mes labai sunkiai sukamės, bet išsisukam labai gerus interjerus. Jiem tai tinka, nes galiausiai vis tiek pritaikom, ko reikia jiem. Gerai. Dovai, aš sakyčiau, gal čia yra
turbūt mažoji dauguma, ta mažuma, ar ne, kurie, kaip tu sakai, neturi galbūt ir savo tų darbų pavyzdžių kažkokiu, arba vat, vien pagal tai renkasi, nes vis dėlto, man atrodo, tikrai taip, klientams yra, užsakovams labai yra svarbu, ar ne, kad žmogus limpa arba nelimpa, bet aš manyčiau, kad vis tiek yra labai svarbus įgyvendintų projektų pamatymas, pačiupinėjimas, yra labai svarbus indikatorius, ar aš noriu dirbti su šiuo žmogumi, ar aš noriu gauti panašaus lygio rezultatą, o dar geriau, jeigu užsakovai papasakojo, kaip jiems vyko tas procesas, kaip jiems galbūt išsprendė, kiek nuėmė galvos skausmų, kiek tame procese. Tai tas momentas yra labai svarbus. Ir dar kitas dalykas, aš sakyčiau, kad, aš bent jau savo klientams sakau, kad jūs būtinai, jeigu tikrai žiūrite pažiūrėtus darbus, ar ne, jūs geriau žiūrėkite neparuoštas vizualizacijas, bet realiai įgyvendintus darbus. Nes ką tai reiškia, kad jeigu tu renkiesi tik iš padarytų gražių vizualizacijų, klientai dažnai nesupranta ir dažnu atveju dabar jau net nebeatskiria, ar tai yra vizualizacijos, ar tai yra fotografija, bet vizualizaciją sukurti taip ir užtrunka laiko, bet realiai mes tenai galime koreguoti labai daug dalykų ir sukurti, parodyti tokių dalykų, kokių nėra. Realiai įgyvendintas ir nufotografuotas interjeras ką signalizuoja? Tai reiškia, kad mes praėjome visą kelią iki galo. Nesusipykome su užsakovais, užsakovai leido nufotografuoti namus. Tai reiškia, kad mes gebame privesti visą procesą iki gero galutinio rezultato. Rezultatas yra matomas ir jisai yra akivaizdus. Tai tas momentas, kad reiškia, kad mes turime savo portfoliją nufotografuotų darbų, įgyvendintų darbų, jie rodo ne tik tą rezultatą, bet tai rodo ir tą proceso efektyvumą, kuris įvyko dirbant kartu su mumis. Ir tai irgi yra neblogas signalas klientui, užsakovui, pasirenkant ar nepasirenkant vieną ar kitą interjero dizainerį. Aš čia paantrinti norėčiau, labai džiaugiausi girdėdama, kad iš tiesų, ir ką ir vėliau jūs kalbėsite, ar ne, apie vizualizacijų naudą, tą melą ir nemelą, kaip Dovilė sakėt, kad davesti interjero iki vizualizacijos, praktiškai turbūt neįmanoma 100% tokio, nes ten tikrai to melo yra daug. O apie paslaptis kalbant ir tą vertę, kurią jaučiam pabaigę projektą ir džiaugsmą, aš tai išduosiu paslaptį, aš turbūt nežinau, kokį 100 milijonų kartų esu savo prižadėjusi, kad jau po šito projekto tai mesiu šitą profesiją. Nes tie procesai iš tikrųjų jie ir ilgi yra, ir kartais finansiškai nebūtinai atsiperkantis, ir tu nori rezultatų žmonėms. Ir va taip tai užsivelia viskas, bet kai davedi tą projektą iki galo, tai toks džiaugsmas, o dar didesnis džiaugsmas, kaip ateina žmonės antrą kartą su kitu projektu. Ir aš čia dabar vieną tokį iš senų savo užsakovą turiu, sugrįžusią šeimą. Sakau, tik jūs viską mokat, jūs viską žinot, jūs mano mokyklą praėjot. Sako, ne, mes viską žinom, bet jeigu tavęs nebus, mes tiesiog vienas kitą tame procese nužudysim, taip jau hiperbolizuoju. Tiesiog reikia, kad tu padėtum išspręsti viduje tarpusavy kylančias problemas. Žiūrėjau, fainai. Apie tos grįžtančius galbūt klientus aš sakau, kad kartais yra šeimos gydytojai ir yra turbūt šeimos interjero dizaineriai. Tai yra be galo smagu, kada, tarkim, pavyzdžiui, aš turiu klientus, kur jau 5 interjerą kuriu ir jau yra, tarkim, tom ateinančiom, jaunosiom kartom, tai yra vienas būtas mažesnis, tada tu sužinai, būtent tas paslaptis. Ir šitoj vietoj man galbūt yra pats skanumas dirbti su klientais ir tais grįžtančiais klientais, kada tu esi taip šalia. Nes aš turėjau tokią patirtį, kada pas mane kreipėsi jauna pora, besilaukianti, tai buvo, nežinau, senai, prieš kokį 15 metų, besilaukianti savo pirmagimą, mes sukūrėme namus jiems, tada po kažkurio laiko jie sugrįžo ir sako, mes įsigijome didesnį būstą ir norime tiesiog pasigerinti savo gyvenimo sąlygas
sąlygas ir sako, žinai, turim tą dar vieną kambarį, kur bus darbo kambarys, labai norėtumėm, kad būtų ne darbo kambarys, bet yra darbo kambarys ir mes kūrėme darbo kambarį. Ir kažkuriuo momentu jie skambina su džiugiu balsu ir sako, žinai, Dovilė, dar nieks nežino, bet jau ten bus nebe darbo kambarys. Ir kada tu esi tų paslapčių toksai sergėtojas ir tu supranti, kad dar jų tėvai dar nežino, kad ten kūriamas antram vaikui kambarys, bet tu jau esi priverstas perdarinėti su džiaugsmu, ne priverstas, o su džiaugsmu, galbūt net ir perdarinėjai tą projektą ir džiaugiesi, kad po ilgo laukimo jie turės tą antrą kambarį vaiko. Tuomet sugrįžta su namu, tuomet užaugia kažkiek vaikai, jau jiems planuojamas kažkoks būstas užsienyje. Tai čia yra turbūt didžiausias tas džiaugsmas matyti, kaip auga šeimos, kaip auga patys klientai, nes keičiasi jų darbai, jų pajamos, jų gyvenimo vieta, jų gyvenimo stilius. Ir vat šita paslapčių sergėtoja, interjero paslapčių sergėtoja, kita prasme, man labai labai gera būti iš tikrųjų. Čia dalis tų paslapčių, kai reikia bunkerius, pavyzdžiui, projektuoti arba seifus, kur, ne, aš, pavyzdžiui, paslėptas duris. Čia, žinok, jau čia su vaikais, tai čia, žinai, dar labai intimu ir labai jauku, bet po to dar prasideda visokie ten, žinai, ten paslėptos duris, ten, žinai, įėjimai. Yra tekę paslaptingą, tokį paslaptingą, ne paslaptingą, tokį žaidimų kambarį. Ai, tai aš tokio dar nedariau. Jo. Tai, o dėl tų, kad kartą iš kartos, tai mano, pavyzdžiui, išvažiavę į užsienį, tai tada tenka važiuoti, žinai, dar į užsienį jau, nes jau jie iškeliavę. O kitas dar labai svarbus, kad jie jau antrą kartą, trečią kartą jau jie nebe tiek bijo, jau jie tokie būna pasitobulinę patys, jie tokie paaugę ir tas interjeras jos paauginės ir jie tada dar daugiau nori tokio jau profesionalumo ir tai būna tas gera, kad tu jau dirbi tikrai aukštam lygyje jiem. Tu tikrai gali savęs atiduoti 80%, 100%, nes kartais tiesiog būna, turi užsakovo, kuris mažai prašo ir tada galvoji, kiek jam daryti, ką daryti, kaip padėti, ar jis tikrai nori. Tai va. Dėl to mažo prašymo, tai aš tiesiog galvoju, visada yra patys sudėtingiausi klientai, kurie turi daug visokių reikalavimų, užduočių, klausimų ir visada atrodo, kiek galima, bet kiekvieną kartą po tokio interjero tu jautiesi taip augęs ne laipteliu, bet taip, nežinau, bet aukštais. Tai čia yra su tais, kur, bet sakai, kartais yra smagu turėti tos daug prašančius klientus arba daug reikalaujančius klientus. Jie sunkus yra, bet labai auginantis. Lina, kaip tu manai, ar sudėtingi tie, kurie daug prašo, ar tie, kurie nežino, ko nori? Aš atsiprašau, nes, ta prasme, čia nieko blogo nežinot, ko nori. Man jaučiu labiau patinka tie, kur nežino, ko nori. Sais darai, tu jam pasakai, ko jis nenori, ir tada žinai, ko jie nori, ne? Aš gal tada turiu daugiau tos laisvės, ne? Bet dar labai svarbus yra toks recepte, ingredientas, tai yra, kad jie pasitikėtų. Tai čia grįžtant prie tos temos su vaibais, tai jeigu vaibą nugalėjau, jau pas mus jis yra, tada antras laiptelis pasitikėjimas. Ir tada jau man labai patinka, kai jie nežino ir sako, tai kaip pasakysi, mums tai patiks. Man patinka, negu kad priešingas tas, čia individualu. Kaip ir sakė, mes labai skirtingi. Pas mane buvo etapas žmonių, čia tikrai koks 10 metų atgal, kai klientai ateina ir nusakai, kad mes greičiau susikalbėtume, gal jūs pasiruoškit kažkokių analogų, pasieškokit internete, dar Pinterestas tuo metu tikrai jisai buvo, dar nežinau ar buvo. Tai, bet vis tiek, internete tikrai žurnaluose galėjai atrasti tų įkvepiančių interjerų, kur čia toj vietoj patiko apšvietimas, toj vietoj tas ar nas, ar ne, ir tu bandytum susimodeliuoti tą jų skonį klientų. Ir tikrai buvo toks etapas prieš tą 10 metų, kai didžioji dalis dauguma žmonių atsineždavo nuotraukas iš Skelbio LT ar Aruodo. Ir taip atrodo, atėjote pas profesionalą, ar ne, kur, ta prasme, tikrai matymo interjero ir kampų visokių turi begalę daug ir tau rodo interjerus, kuriuos reikia renovuoti kaip pavyzdžius, kad taip. Tai ką tada, žodžiu, išklausai, kas patiko, kas nepatiko, ar ne, ir bandai juos kažkaip pakeisti, ar ne, juos biški pakreipti kitą linkme ir tada žmonės praregi, sako, ar tikrai tai bus pas mus, ar tikrai. Tai
sekanti ta tema vizualizacijos, ar ne, tai tikrai jau prieš daugiau negu 15 metų vizualizacijos buvo daromas ir jos buvo tikrai tas įrankis pakreipti būtent va šitos klientus, ar ne, į kažkokią kitokią geresnę linkmę, ar ne, jiems tos vizualizacijos iš vis būdavo stebuklai, ar ne. Dabar jau šiek tiek kitaip yra, ar ne, dabar jau vizualizacijos pasidarė atvirkštinės, jos yra svajonė, ar ne, bet ne visada... Apgaulė, bet ne visada jos atitiks kliento poreikius ir galimybės, turbūt labiausiai. Tai mano patirtyje klientai prieš 10 metų ateidavo tokie, kurie rodydavo tokius interjerus, kuriuos atrodė, kad nežinau, kas ten jiems patinka. Ir reikėdavo keisti ir juos deformuoti ir jie labai minkštai kaip molis minkydavosi ir labai faini tie interjerai gaudavosi. Dabar yra sudėtingiau, dabar ateina su vizualizacijom dažniausiai net nerealiais projektais ir turi labai daug reikalavimų, labai daug klausimų ir galimybių neturi. Ir tas dizaineris yra tas įrankis, kuris bando jų suderinti su poreikius, galimybės, norus, vizualą į tą galutinį tą rezultatą. Viską, ir kainą, ir noras, tai va. Čia iš tikrųjų labai palėtė, man atrodo, jautrią temą, kur tikrai galimybė naršyti Pintereste, Instagramo platybėse, tikrai užnorina, jeigu taip galima išsireikšti, matyti tuos gražius išskirtinius namus ir tikrai jaunoji karta jau ateina su tokiais moodboardais, kur aš pagalvoju, kad kartais aš galėčiau samdyti tuos žmonės pas save dirbti, tuos moodboardus daryti. Tai yra tokie namų darbai padaryti, kur viena vertus yra be galo džiugu, tai reiškia, kad žmonės žino, ko nori ir kartais ateina su labai aiškia kryptim, ne taip kaip anksčiau, kur sudėlioja ir tas patinka, ir čia gražu, bet labai aiškiai, konceptualiai viena kryptis, bet yra kitas momentas, kad tas noras ir biudžetinis momentas, bet šitoj vietoje aš daugiau matau dalykų, kad jie nesutampa, nes ateina aiškiai žinodami, kad jie nori natūralių, kokybiškų medžiagų, kartais net žino brandą, kokio gamintojo norėtų turėti sofą arba apšvietimą. Ir įvardintas biudžetas jis niekaip nesutelpa ir aš tada sakau, kad turime šitoj vietoj užsiimti edukaciją, kalbėdami apie tai, kad už tokį biudžetą mes galime geriausiu atveju turėti kaip iš kažkokio skelbimo ar ne interjerą. Čia aš matau didžiulį prasilenkimą tarp to užnorinimo, matymo, kaip galėtų būti, kokie gražūs galėtų būti namai, suvokimo, kas yra daug pinigų ir ką realiai už tos pinigus galima šiai dienai nupirkti. Čia aš tikrai matau didžiulę takoskyrą ir tokį problematinį momentą, kur kartais reikia atsargiai, bet labai aiškiai pirmųjų susitikimų metu, arba dar net prieš pasirašant sutartį, įvardinti, kokio rezultato jūs galite tikėtis, arba kokių norų reikėtų atsisakyti jau šiame etape, kad nebūtų nusivylimo tiek proceso metu, tiek ir paskui galutinėme etape. Keista, aš tokių užsakovų neturiu. Ne, juokauju, iš dalies arba juokauju, tada ir ateina, nes tikrai mes labai visi skiriamės ir jo. Aš atsiprašau, ar mes darom pertrauką 5 minučių ir tada sugrįžtam, tarpusavį pakalbam, paklausiam, ko norim, atsigeriam vandens, ar norit toliau tęsti be pertraukos? Padarom 5, ne? Padarom, pasikalbėsim tokią refleksiją, bet tikiuosi sugrįš visi šitie nuostabūs klausytojai. Kada pabėg? Labai mandagus pabėga per pertrauką. Ačiū Jums, kad buvot. Bet sugrįš. Tai mes vėl grįžtam, labai ačiū, kad leidot pailsėti. Mes pagalvojom, ką čia dar tokio, kuo naudingesnio Jums pasakyti. Bandėm pasitarti su puikiais profais, specialistais. Iš tikrųjų, aš labai dar kartelį Jums dėkingas esu, kad atėjot, nes labai gera, kad tiek daug visokių kitokių kampų parodot. Ir norisi iš tikrųjų vėl dar kažką daugiau atiduoti žmonėm, kurie mūsų klausosi. Tai, tarkim, nežinau, Vaida, labai norėčiau apie tą holistinį interjerą. Ar tu galėtum trumpai papasakot, kas tai yra? Kuo tai skiriasi nuo feng shui?
Kas tai yra? Nu, visiems šiaip įdomu. Visi nori, ta prasme, ateina pas profesionalą, bet vat, vis tiek ten yra klausimų, kurie yra susiję su jausena, su kažkokiais dvasiniais reikalais, su nebūtinai techniniu, ne išmanaus namo sprendimu. Taip, tai gal nuo pradžios, kaip aš apskritai susidūriau su tais holistiniais interjerais, mes nediskutavom holistinis feng shui, kaip čia dabar madinga sakyti ir apie ką čia tai yra, ar ne? Mhm. Tai man pačiai teko gyventi Maltoje tam tikrą laiką ir aš ten susipažinau su kinė moterim, kuri užsiminėjo feng shui interjerų kūrimu. Nu, apskritai. Feng shui tai yra mokykla, kinų mokykla, tikrai labai sena ir esmė yra daug gilesnė, negu mes įpratę girdėti, matyti apie tai kalbant. Nes feng shui tai nėra pastatyti ten lovą į šiaurę galvūgaliu ar ten nekabinti miegamajam veidrodžiu, nu tie tokie standartiniai tipiniai dalykai. Feng shui iš tiesų tai yra energijų srautai namuose, dėl ko žmonės jaučiasi gerai arba blogai. Tame pačiame interjere vieni gali jaustis labai gerai, o kiti labai blogai, nepaisant to, kad ten viskas yra pagal tuos normatyvus. Nėra veidrodžio, ten lova galų, ten į šiaurę ir taip toliau ir panašiai. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų feng shui mokslas tyrinėja kiekvieno asmeniškai žmogaus kaip čia taip paprastai pasakyti, planetų išsidėstymą gimimo metu. Ir kiekvieni namai turi pietų, šiaurės kryptis, kuriuose jūsų planetų išsidėstymai jums leidžia jaustis komfortiškai, o kitiems ne. Tai, kitaip sakant, feng shui mokslas nėra, holistinis interjeras nėra dogma, nėra normatyva, tai yra kiekvienam asmeniškai individualiai projektuojamas dalykas. Holistinis interjeras gali padėti jaustis labai patogiai namuose ilsėtis. Yra vietos, kuriuose patogu dirbti, yra vietos, kuriuose cirkuliuoja pinigų srautai. Žmonės, kurie tuo domisi... Aš labai atsiprašau, miegamajam cirkuliuoja pinigų srautai ar ne? Jeigu cirkuliuoja pinigų srautas, o jūs ten turite ilsėtis, tai bus pažeistas jūsų medianas. Aš Vaida noriu, atsiprašau, kad pertraukiu, aš noriu paklausti, aš akademiją atėjau ir aš nežinau jokių taisyklių apie interjerą. Ir man daug dėstytojų, puikių dėstytojų pradėjo pasakoti, kokios yra taisyklės, kad ten santechnika negali būti prie miegamojo lovos, sienoje, nes kas, bus nuleistas vanduo ir tu atsibusi arba tavo partneris atsibus dėl to, kad šniokščia vanduo. Tai tarkim, pagal tai, ar yra, aš noriu ką paklausti, ar yra taip, kad tai, kas yra tokiam, sakykime, mokslinio standarto arba akademinio standarto taisyklė, ar ji dažnai sutampa su, pavyzdžiui, tokiais dalykais kaip feng shui ir kitais, tarkim, galbūt netgi tikėjimo kažkokiais momentais, galbūt kažkokiais, nežinau, aš net neturiu tų žodžių, kaip juos įvardinti, bet turiu omeny, kad aš pastebėjau tendenciją, kad tai jungiasi. Ta prasme, pavyzdžiui, jeigu ten lova į vieną pusę ir tada neišsimiegi, tai irgi yra logikos, nes ten gal per daug karšta arba ten, nežinau, yra kryptis, tai yra magnetinė, o ta prasme jūros vaikšto, ne? Tai kodėl mūsų galvoj tas skystis, kuris yra, jis irgi nevaikšto, ta prasme, atoslogiai ir taip toliau. Aš apie mokslą ir tą, man ta prasme įdomu. Tai būtent labai teisingai pastebėjai, kad jeigu žmogaus organizmas susideda 75% vandens, ar ne, tai reaguojam į visus dalykus. Bet, tu įsivaizduok, aš atinu pa žmogų ir sakau, klausyk, ir yra tai buvę, nes kartais žmonės ateina ir sako, aš noriu holistinio interjero. Sakau, okei, pažiūrim ir sakau, žiūrėk, pagal visas taisyklės, jau dabar tai, kad mes darom taip, bus blogai, nes tai yra pažeidžiamas rautas. Sakau, tu ką nusišnekint, taurasme, tai ką aš dabar turiu tą tūliką pernešinėti kitą galą patalpos tam, kad čia kažkoks rautas. Paliekam. Tai tuom ir baigėsi holistinis interjeras. Supratau. Tai aš gal apie tas taisyklės, kurios iš tikrųjų yra ir kurių žmonės labiau linkia klausytis negu ten tų burtų, kuriuo kaip kartais vadina. Kai kam burtai, kai kam ne, nebūtinai. Jo, čia, bet tai mūsų, tai paprastai sako burtai, tai aš taip juokauju, hiperbolizuoju. O aišku, taip yra tų taisyklių ir iš kompozicinių elementų, iš
spalvoti ir jos to, ko moko Dailės akademijoje iš tikrųjų, tai yra kiekvienas sritis, tai yra gilus mokslas ir ką mes diskutavome čia per pertraukos minutėlės, kad yra tokios taisyklės, kurių mes paprastai žmonėm net nekvaršinam galvos. Tai galiu perduoti mikrofoną tom taisyklėm pasidalinti, kaip paslaptim iš tikrųjų, nes mes apie jas nekalbam. Nežinau, kaip čia dabar įsiterpt, nuo kurios vietos ten atrodo tiek daug. Gal nuo pradžių, kad kai Dovas pasakė, kad bus tema apie paslaptis, aš galvojau, mes turim paslapčių, nes dirbam žmogui, atrodo, atiduodi visą širdį, visą savo gebėjimą, bet niekada nepagalvoji, kad čia yra kažkokios paslaptis. O Dovilė labai fainai nukreipė temą, kad būti tą paslaptim šeimoje, saugoti šeimos paslaptis. Tai vat, taip galvoju, gal mes ir nuo tų paslapčių taip atsitrauksim, bet vėl grįžtam prie paslapčių. Tai apie, kai klientas ateina ar ne, pas mane gal neprašo holistinio, bet visada turi tą vieną, kad veidrodžio niekada nenori statyti prieš lovą. Čia visada beveik yra 90%. Kodėl, nežino, svarbu, kad nebūtų. Ar ne? Ir dažnai būna žmogus ateina ir sako, noriu va taip, noriu va, rodo analogas, dėlioja, noriu gražiai. Bet niekada nesako, noriu gyventi, kad jausčiausi gerai. Kad darbo kambarį dirbčiau, kad būtų ar neproduktyvus darbas, kad miegamajam išsimiegočiau, svarbu būtų gražu. Svarbu, kad dabar po truputį sako, noriu, kad ten neužtų rekuperatorius, noriu, kad pro langą būtų tai čia jau kai triukšmas. Grįžta, žinai, kai tokie, kurie jau patyrė tuos dalykus, bet kurie ateina pirmą kartą, jiems svarbu gražu. Dabar su tuo, kad pakeis tualetą į kitą pusę, vėl mes ateinam į kaštus, ar ne? Tie, kurie gali sau leisti, tikrai ir pakeis tą tualetą, nes tikrai daugėja žmonių, kurie mąsto apie tam visam tempę, apie tą ramybę, apie gerą jausmą, apie pasirinkimą restoraną namuose, o ne restorane. Vat apie tą, ar ne, tą vat namų erdvę, kurioje žmonės tikrai šiai dienai praleidžia, vieni praleidžia labai daug, ar ne? Taip jau po COVID pasikeitė, kiti labai mažai. Ir kaip praleidžia labai daug, tai tie namai turi būti pritaikyti įvairiai, ar ne? Ir poilsiui, ir darbui, ir laisvalaikiui. Tai va čia ateina tos visos interjero magijos paslaptis, ar ne? Kaip tą erdvę susikurti. Trumpą paslaptį, ką darai su maža patalpa? Kai reikia ir dirbti, ir nežinau, ir ten miegoti tam pačiam. Nedarai tokio kambario. Ta prasme, mano turbūt pagrindinė paslaptis ir aš gal stipriausiai jaučiuosi tai apšvietime. Ta prasme, tu gali išsidažyti baltai, susidėti geras grindis ir su apšvietimu kurti visokius scenarius. Viską ištempt gali su tuo, ne? Aš tai taip. Prastą pigų laminatą gali su geru ledu apšviesti ir padaryti. Padėti tą stebuklingą lemputę, tavo rastą ir gali atrodyti žiauriai fainai. Tai ta prasme, kad taip, kaštų kažkokių tai vis tiek reikia, ar ne, mes nuo to nepabėgsim, bet kad tu gali tais tokiais subtiliais dalykais erdvę pakeisti, tai tikrai. Tai mano toks pirmasis tai yra apšvietimas. Kad žmogus gali pats susikurti apšvietimą. Lietuvoje dar, kaip tobulėja, ar ne? Nuo vienos liustros. Koks yra geriausias apšvietimas pagal tave? Pagal mane skirtingas. Kad mes turim skirtingus šaltinius, kurie skirtingai veikia žmogų, skirtingas funkcijas atlieka, ar ne? Ir varijuoja erdvėje. Tai mano interjeruose visada yra gausu apšvietimo. Ne vienetų gausa, bet įvairovė gausa, kad nori turi tą, kur adatą susirasi, nori turi tą, kur jaukiai knygą tik skaitys ir visur bus, nežinau, židinys, akcentas ar ne, knyga, toršeras, ar tiesiog toksai vakaro jaukus, kuris neerzina, kuris tave ramina, kelia kitas paslaptis šeimoje. Tai va, tai toksai man asmeniškai tai yra pagrindinis dalykas, kaip aš interjerę, tas paslaptis kuriu. Visa kita tai priklauso nuo erdvės, visos faktūros, tekstūros, proporcijos. Tos paslaptis tai tokios. Yra tam tikros taisyklės, ar ne, kur
jau man, tiek, nu, manau, kolegom, 2x2. tiek metų jo dirbant, jos tiesiog nėra, kad va dabar statau fotelį, nes toje vietoje krenta saulė, čia dėsiu blackout, nu nėra taip. Bet būna tokių situacijų, kai tu žinai, kad kažkas bus ne taip ir tau šauktukai galvoje tokie dėliojasi. Va čia dar nesuprantu kas, sėdu prie kompo, darau vizualizaciją, išsivedu tą mazgą ir suprantu, jo, nu tiesiog tragedija. Čia šitoje vietoje matysis kažkokia ten kakta, čia bus lubų kažkoks pažeminimas, kur jisai tragiškai. Būna tokių momentų, kad va, ne tik 2x2, kur jau tikrai žinai, bet ir tokių, kur užsakovas sako, po to, kai jau tu tą mazgą padarai, sako, jo, aš taip ir įsivaizdavau, nu kai tu jau jį išsprendi. Nežinau, visko būna, žinai. Tame procese visko būna. Nu, būna gal labiau toksai, kad klientai ateina, vat, pamatę toj vizualizacijoje, nežinau, tokią lounge, didelę sofą, tokį sėdmaišio tipo, nugriusiu, o buto kvadratūra, žinai, su 2 kambariais 50 kvadratų. Tu realiai įsivaizduoji, kad tą sofą pastatys ir tu virtuvės nebeidėsi, žinai, o žmogui gyventi tai reikia. Tada sakai, nu, ta prasme, yra proporcijos interjere. Tai nėra tik norai, yra proporcijos ir mes turime erdvę suprojektuoti taip, kad ne tik, kad jaustumėtės komfortiškai, bet ir praktiškai. Aš turiu paslaptį apie tas proporcijas, bet nesakysiu. Žiauriai gera. Aš išmokau iš pasaulinio lygio interjeristų. Tiesiog stebėjau, ką jie daro interjerė, kad jie tokie, nu, kažkokie wow, kas ten yra. Tai vat siūlau irgi pažiūrėti, bet aš turiu tokią paslaptį. Bet nesakys. Bet susijęs su proporcijom. Galėsiu su jumis pasidalinti po to. Bet aš dar beklausydama ir Vaidos, ir Daivos, aš galvoju, vat, kur vis dėlto yra, netgi grįžtant prie to klausimo, vat, kodėl reikėtų samdyti interjero dizainerį arba nesamdyti. Ir aš pagalvoju, kad aš net ir klientam pati savo galvoju, ką aš sakau, turbūt esminis dalykas, kuris apsprendžia arba užduoda, kaip čia pasakyti, pradžią interjerui, tai yra teisingas, geras funkcinis išplanavimas, kuris iš esmės apima ir tą energijų tekėjimą, judėjimo galimybės, proporcijas. Žodis harmonija yra geras. Harmonija, tikrai taip. Ir čia aš galvoju, net ir paklausant visus šitus dalykus, aš galvoju, kad interjero pačių pradžia yra geras, teisingas erdvių suskirstimas ir išplanavimas. Ir nuo čia prasideda visa kita. Nes čia aš kartais net ir sakau, kad tai yra ta dalis, už kurią daugiausia turbūt klientas susimoka. Ne už tuos paveikslėlius gražias. Dėl to, kad tai yra tas momentas, kuris iš esmės užduoda gerą jausmą, nes mes jau turime tą pojūtį momentą, ar ne, tai reiškia, kaip tos erdvės dėliosis, kaip tos erdvės judės, kaip gyvenimas tekės juose. Aš pagalvoju, kad tu nori pasakyti, susimokės tuo, kad jeigu blogai padarys, tada kainuos daug, nes tada reikės daryti dekorinį apžaidimą, reiškia, nu, taisyti architektūrą. Bet, ne, aš turiu omeny, kabutėse sakau, kad čia yra turbūt tai, už ką susimoka interjero dizaineriui, tai yra didžiausias ta dalis, nes interjero dizaineris, nu, kabutėse aš sakau, didžiausia dalis, nes interjero dizaineris profesionalas, jis padės sudėlioti, jeigu pats žmogus nejaučia, va, tą teisingą erdvių išdėstymą. Gal nesusimokės, o gaus, tą noriu pasakyti. Nes aš galvoju, gal tu turėjai omeny tai, kad tau ilgai užtrunka tą padaryti, dėl to ten procese daugiausiai kaštų laiko tau užtrunka. Aš čia perkeltinę prasme galbūt apie tos dalykus kalbu, bet kalbant, aš sakyčiau, kad tas funkcinis išdėstymas, erdvių išdėstymas, baldų išdėstymas ir sudėliojimas, tai va čia yra mano akimi žiūrint pačių pradžia. Ir pats svarbiausias momentas, kuriant interjerą, kuris tikrai yra svarbus ir, na, pagal tas taisyklės, kokios yra, mes žinome, kaip išdėlioti, mes žinome, ko klientas tikisi. Man šitoj vietoje atrodo, kad tas bazinis planas, geras, teisingas, apgalvotas planas, kur mes jau mintise turime galbūt net ir apšvietimo sprendinius ir panašiai, yra esminis dalykas. Žinai, kaip aš sakau užsakovams, nu tokia nepaslaptis, bet gal įdomu bus iš šono. Kai aš matau, kad mes skiriam per mažai dėmesio tam baziai, tai aš tada sakau, žiūrėkit, užsakau, įsivaizduokit, kad jūs dabar kepat tortą. Ir padarėt tą pamatą, nu ten tą, žinai, keptą tą sausainį,
nu visą kreivą, nu tiesiog ten jisai ir ten ir druskos, ir cukraus, ir visas šleivas kreivas. Ir dabar mes po to dar 2 metus, gal 2 mėnesius, bet dėsim visokius ten dar papildomai ingredientus, labai brangius, ant viršaus vyšnaitės, bet visas jis jau nuo pat pradžių sugadintas. Taip kaip paim drobio popieriaus, nu ir, pavyzdžiui, jinai ten paveikslas, bet jisai ten nukreivas, nežinau, popierius suplėšytas. Ir ant jo tapysim patį gražiausią ten Sandro Botticelli Veneros gimimo tapybos paveikslą. Tai, nu ką nori padaryti? Nu ant lentų senovinių graži ten tapyba, bet čia jau kita istorija. Bet čia taip ir yra, net jeigu ateina klientai kartais konsultuotis ar įsigyti ar neįsigyti senos statybos namą, butą, ir tu, jeigu tu matai, kad yra gerai padaryta bazė, geras funkcinis išplanavimas arba geros net bazinės medžiagos sudėtos, taškas, tu nuimi visą, kas nereikalinga, tai yra ten kažkokius dekorus, užuolaidas, baldus ir panašiai, bet tu žinai, kad jie turės gerą bazę ir su jie dirbti bus labai paprasta arba net ir kainuos daug mažiau. Tai čia yra tas bazinis dalykas geras, kaip tu sakai, tas geras sausainis iškeptas, geras padėklas tam sausainiui padėtas yra esmė. Ar Dovilė, galiu paklausti, kad, pavyzdžiui, su nauja, va tu pasakė apie seną statybą, nes ten daugiau buvo galbūt skirta energijos laiko ir tam tikrą prasme tikrai yra labai gerų. Nebūtinai. Bet dabar klausiu apie naują statybą, nes aš darau naujus projektus, o ne jauniems žmonėms, vyresniems žmonėms, nesvarbu, ne tai esmė. Bet kaip su nauja statyba, nu, iš mūsų kolegų architektų, nes yra labai daug tų projektų, kurie yra tikrai ekonominės klasės, ten išdėstymas yra reikaliukai. Ir betonas išlietas, čia šiaip paslaptis labai rimta, reikia labai pagalvoti, kaip perki naują statybą. Net labiau negu seną. Tikrai taip, jeigu mes kalbame apie butus, ypatingai ar ne apie namus, o apie butus, kur žmonės įsigyja ir jie rodo, net čia yra tikrai labai plati tema ir labai skaudi tema, todėl kad aš esu, iš tikrųjų mūsų komanda dirba su labai daug naujos statybos, kad ir tų mažesnės galbūt kvadratūros, didesnės kvadratūros, skirtingų lygmens būtų, bet net ir kalbant apie tikrai, brangius butus gerose vietose, už kuriuos susimoka tikrai nemažus pinigus žmonės, tu matai, kad iš tikrųjų baziniai dalykai sudėlioti, blogiau negu blogai. Ir tam, kad juos padaryti gyvenamus, patogius žmonėm, kainuoja tikrai labai didelius pinigus, o dažnu atveju net nėra įmanomi, nes tarkime, butas, kuris yra 150 kvadratų ir tikėtina, kad žmonės nori turėti bent jau 2 sanmazgus vaikams savo, jau nekalbant apie kokią nors nedidelę skalbyklos patalpą, mes, pavyzdžiui, neturime tokios galimybės, nes kanalizacija statytojų yra išvesta kažkurioje vienoje vietoje. Tai čia yra tikrai labai skaudi problema ir kartais, man atrodo, taip pikta ant tų žmonių, kurie formuoja tuos planus, parduodami butus, nes mano akimi žiūrint klientams, užsakovai, jie gauna tokį dovanėlę supakuotą, kurios jie net nesitikė gauti blogąją prasme. Daiva, noriu prie tavęs sugrįžti į apšvietimą. Ką tu galvoji naujoje statyboje apie apšvietimą? Prie tų naujų butų, tai išduosiu vieną paslaptį iš tiesų, kaip galima tai išspręsti. Tai klientam nebijoti, nelaukti paskutinės minutės ir jeigu jau žiūritės kažkokius planus, pirkti, kreiptis į dizainerį ir galima dar net namui nestovint užbėgti įvykiam už akių, nes statytojai tikrai leidžia keisti planus. Bet didžioji dalis, aš dar nesusidūriau, kad man neleistų, nebent tai jau yra patvirtinti planai, kurie nebegali būti keičiami, nors namas bus statomas po metų. Bet jeigu prieš 2 metus, ar ne, nes projektai tikrai būna reklamuojami anksčiau, pardavinėjami anksčiau, ir kreiptis, nebijoti bent konsultacijai, kad įvertinti erdves. Tai čia labai dažnas klientas ateina ir sako, mums statytojai jau davė tokius planus. Ir jau būna post factum. Ir jau būna post factum, nes pabijojo, nes negalvojo, kad reikia taip anksti kreiptis. Tai va čia ta paslaptis būtų tikrai pagalba labai didelė, susiprojektuoti į ateitį savo namus pritaikytus. Tai viena, o apie apšvietimą, ką norėjai? Jo, trumpai apie apšvietimą, ką tu galvoji naujoje statyboje, ten irgi apšvietimas, šiek tiek gerėja, nebe vienas tas liustras, vadinsiu jų liustru. Nes, tai čia, jo. Ir du jungikliai, svetainiai, maks. Tai va, grįžtam prie to, kad dauguma butų šiai dienai
vis tiek pagal mūsų įstatymus turėtų būti rekuperacijos sistema. Ką tai reiškia, ar ne, kad lubos jau turės būti žeminamas, nepaisant, koks jų yra užduotas aukštis, ar ne. Ar visa žemint, ar dalį žemint, čia vėlgi yra klausimas, bet tai leidžia tas lubų žeminimas, ar ne, keisti pirminį pasiūlytą statytojo tą preliminarų liustros principo ar ne planą. Tai nėra problemų šiai dienai su apšvietimu, bet kokiam turbūt interjere. O aš gal, kadangi mūsų laikas ribotas, dar visai Dovilė irgi man mintise iškėlė apie seną, ar ne? Ir šiai dienai yra tikrai labai aktuali tema tvarumas. Ar ne? Ir tikrai, jeigu ateini į tuos senus interjerus, nėra irgi neteisinga manyti, kad dizaineris ateina ir jis viską griaus, viską keis, visur čia kaštai, tikrai ne. Tikrai dizaineriai žiūri, ką verta yra pasilikti, kas tikrai yra vertė, ar ne, tų namų, galbūt net kilimas kažkoks, ar ne, pakabinsim ant sienos vėl, bet jis bus viso interjero ašis, jisai kels ir sentimentus ir visa kita, ar ne, apie tą dizaineris nėra vien tik tais, kaip sakyt, tas, kuris išpeša. Viską griauna. Taip, viską griauna, taip, tai man kažkaip Dovilė sukėlė apie tą tvarumą, gal padiskutuoti su kolegom. Aš tai žinau, kaip tik viską griaunu senuose namuose. Jo, esu toks niekšas. Bet šiaip gal čia kita tema visai būtų apie pinigus pakalbėti, ar ne? Kas kainuoja brangiau, kas pigiau, ar seną, ar naują įsirengti. Iš tiesų, tai čia turbūt toks red flagas yra, ką jūs ir kalbėjote, perkant naujos statybos būstą, kad ateina žmonės ir sako, man čia viskas tiko. Sakau, jo, bet aplinkui lovo ir praėjimo yra po 40 cm neįvertinant užuolaidų. Aha. Tai sakau, tai gal pradedam nuo bazės iš tikrųjų ir kai pradedam dėlioti ir stumdyti tą pirminį planą, pasirodo, kad nėra ten taip ir patogu ir kad iš tikrųjų kainuoja daug investicijų, galima padaryti viską nuo, tai kada Daiva sakė, nuo pirminių planų, kurie dar nėra patvirtinti pasirašant su statytoje, kad tu prisiemi atsakomybę keisti ten nuotekų vamzdžio vietą ir taip toliau, kol dar nėra grindinis šildymas, o net jeigu ir yra grindinis šildymas, yra galimybė jį pakelti ir persistumdyti, kas irgi didelius kaštus atsiremia. O apie senos statybos būstą, tai aš pastaruoju metu turiu jų labai daug pavyzdžių, kažkaip mane uždarėja tie rekonstrukciniai projektai. Visom prasmėm jie gaunasi brangiau negu naujos statybos, čia jau true. Tai žmonės, kurie ryžtasi tam tuos darbus daryti, tai aš sakau, jūs neįsivaizduojat, kur jūs galvą kišat, bet tai iš tikrųjų ir finansiškai, ir nervų prasme, nes ir interjeristo darbo, ir emociškai visi išvargsta, nes tai, kad tu tą butą reikia pirmiausia davesti iki dalinės apdailos, į visą išvalyti ten ir taip toliau. Turėjau projektą, kur vieną iš grindų išvežėm 7 tonas šiukšlių senamiestyje. Tai 7 tonos, ta prasme, jas reikia kažkur išvežti, sumokėti, kad tą visą grūzą kažkas paimtų ir taip toliau. Ir mes kalbam apie tą gražų galutinį vaizdą, paveiksliuką, žurnalę arba dar kažkoko, Daiva sakė, atneša ir sako, aš noriu va tokio interjero, nes pirku emociją, nes pirku grožį. Tai vat visos tos paslaptys, visi tie perliukai, ko užsakovas nežino, kišdamas galvą į būsto pirkimą, tai ir yra ta pridėtinė vertė turbūt iš profesionalo, kuri gali nuo jūsų nuimti labai daug to galvos skausmo ir nemiegotų naktų, nes yra dalykai, kurių net nesakai užsakovui, kad ten pažeidė ten pagrindinį vamzdį, daužydami grindis ar ten dar kažką. Tiesiog gal ant kam to reikia tą žinoti. Susitvarkysim su visa gera komanda dirbant viduje. Tai va, tai tarp visų holistikų, gražių paveiksliukų, šviestuvų parinkčių ir viso kito yra labai labai daug juodo darbo, kur architektas ne su aukštakulniais ar gražiais bateliais eina, bet su botais iki čia, iki tos statybų aikštelės, kol daini, mašina užklimsta, po to kol nusiprausi visas. Aš net pažiūrėjau šiandien su kokiais batais, nes atsimenu, kur vakar buvau.
Tikrai pasižiūrėjau žemyn. Net nesu tais buvai, ne? Ne, buvo juodi ir aš vaikščiau po statybas, tai jie tapo beveik tokie patys balti kaip dabar šitie, tai man biškai susipainė. Taip, tai aš kaip dabar atsimenu, kada aš stojau Dailės akademiją studijuoti specialybės interjero dizaino, tai buvo visiškai nauja specialybė ir mes buvom antrą kartą interjero dizainas kaip po toks. Ir tuo metu profesorius, kuris stojamosius egzaminus organizavo, sako, jūs neįsivaizduojate, į kokią prestižinę specialybę jūs stojate. Jūs vaikščiosite tik su kailiniais, važinėsite tik su prabangiom mašinom, automobiliais ir vienu žodžiu. Ir aš karts nuo karto galvoju, blemba. Nu, ta prasme, rimtai, aš visą laiką atsimenu, nes aš kaip, būna ten turbūt projekte kokį 20%, kada tu tą į pirmą susitikimą nueini gražiau atrodydamas ir ten po to jau į kurtuvės nuvažiuoji. Nebent į statybose tada dar dėdėsi šiltukės, nes bus ten ir šnekėsi 3 valandas, grįši su jau po to į ledą pavirti. Taip, nešildomam projekte, be langų maždaug, kur skersai išilgai vėjai pučia ir ten... -100. Jo, kad atšilti po to negali, tai, tai va, ta tokia specialybė su tavo paslaptim. Aš taip pat Vaida studijavau Dailės akademiją ir lygiai tą patį, nes mums dar atsimenu, sakė irgi, visada prisimenu, kad visada klientai, kai ateisite, žiūrės, ar jūsų užkulnų ta vieta yra tikrai juoda. Aš nebuvau toj paskaitoje, ačiū Dievui. Bet aš visada tą prisimenu, kad jau tas prestižiškumas yra nuo aukščiausių lygių. Specialybei. Aš trumpai reziumuojant, nenoriu tavęs pertraukti, bet ką išgirdau, tai tokia, šiaip visi nežino to, bet jūs klausotės, tai išduosim paslaptį, namą perkant, reikėtų prieš jį nuperkant, paprašyti, kad koks nors draugas dizaineris, nusamdykit interjero dizainerį 1 valandai, 2 valandom, paklauskit, ką jis galvoja apie tą namą, kur perkat. Tiesiog pasakykit, ko norit, pasakysit, noriu vonios ten prieš su kojytė mane, tokios laisvai pastatomos, aš pasižiūrėsiu į brėžinį, ten pamatysiu vonę, pamatysiu, kad ten yra daugiabučio langas, o ne iki žemės, taip kaip kokie nors ten Villerojaus ir Bosch kolekcijai, ten, žinai, tos pastatomos vonios. Ir aš sakysiu, žinot, jūs tos svajonės čia neįgyvendinsit. Tai arba kaip tik sakysiu, šaunuoliai, jūs čia pataikėt nusipirkti ir pirkit, čia yra labai geras objektas, jisai po to bus brangus, nes mes ir tai išmanom, mes žinom, kas rinkoje vyksta. Tai čia tokia paslaptėlė. Tikrai, nepabijokit, pasikreiptis truputį anksčiau. Po to vėl ten galėsit ieškotis kito dizainerio arba to paties ir su juo ten, jeigu reikės, dirbs, o galite nedirbti. Bet tokie pinigai ten 100 000, 1 milijonas, 2 milijonai. Ir dėl to aš dėl pomidorų norėčiau su dizaineriu pasitarti. O čia, aš juokauju, suprantat. Svarbi, ta prasme, mes pomidorus renkam, mes, tarkim, namą perkam taip greitai, kaip aš parduotuviai panašiai renkuosi agurkus. Aš dar papildysiu, kai klientai ateina ir sako, mums reikia čia ir dabar, ne? Ir man džiauriai būna keista, kad, pavyzdžiui, manikiūro laukia mėnesio, ar ne, pas plaukų ten moteris laukia ir mėnesį, ir 1,5, ir 2, o interjero reikia čia ir dabar, nesvarbu, svarbu greitai, reikia. Tai man tas būna labai labai keistas momentas toksai, kodėl jūs gyvensite čia erdvė, nieko, viskas keičiasi. Bet svarbu, kad jie paplanuotų. Va tą dalyką jie sugalvotų, štai šitą idėją jūs, kas girdėjo, tai va čia bus tokia trumpa paslaptis. Taip, tai tikrai veikia. Kas anksčiau pasidaro namų darbus, ta prasme tikrai laimingiau gyvena. Bet jau čia nėra taip reta. Jau kreipiasi, ateina, sako, ar gali su mumis nuvažiuoti šitą namą ir šitą namą. Ir būtent apie tuos klausimus, kaip tu sakai, čia norėčiau taip, koks įspūdis. Tai iš tikrųjų susitaupo ir jų ta vizija, ta jų svajonė išsipildo. Iš tikrųjų, taip. O ta konsultacija kiek bekainuoja? Ta prasme, pagal sąmatas juokinga. Mano akimi žiūrint, kad iš tikrųjų labai mūsų lietuviai jie jau edukuoti yra ir iš tikrųjų labai pradeda darytis jautrus tiek interjerui, tiek savo pasirinkimams. Namai apskritai Lietuvai yra svarbus. Dizainas Lietuvoje aukšto lygio. Taip. Dėl mūsų pačių užsakovų. Tai šitoj vietoje aš sakyčiau, kad tikrai taip vis dar atsiranda tų užsakovų, kurie padaro tos tokius skubius sprendimus, bet didžioji dauguma, kuo norėtus man labai pasidžiaugti, kad tikrai supranta
tos konsultacijos vertę prieš priimant sprendimą, tikrai supranta ir interjero dizainerio vertę arba darbo prasme ir vertę, vertina ir žino. Ir kitas momentas, kad labai dažna ir jaunoji karta, jie žino, ko jie nori, jie netgi išmano arba bent jau daugiau mažiau gaudosi stilistikoje, medžiagiškumuose, kas mane asmeniškai labai džiugina. Tai reiškia, kad žmonės jie nori gražių namų, jie supranta, kas yra, kiekvieno individualiai, bet jie turi savo kažkokį įsivaizdavimą ir šitoje vietoje aš taip sakyčiau, tikrai matau didžiulį pokytį gerąją prasme, gerąją linkme. Daiva, nori papildyti? Aš gal dar sekančią temą, vis kalbam apie tos kaštus ir turbūt žmonėm yra labai įdomu, kas tie kaštai ir tie pinigai. Turime esminės 5 minutės keliam apie kaštus. Apie kaštus. Tai gal toks būtų mums klausimas ir pagalba klientam, ar tie dizaineriai iš tiesų padeda ar ne sutaupyti, ar padeda tuos pinigus suvaldyti. Kiek jie kainuoja patys? Nenorim apie šitą šnekėti? Kiek kainuoja? Ta prasme, svarbi šiaip tema. Taip. Tai turbūt kiekvienas turi tą savo vertę, savo kainą, ar ne, ir klientas atėjęs, negali, ir jis turi gerbti tą vertę, ar ne, dizainerių, ir taip, tai būna pasirenka ir dizainerius, ar ne, pagal projekto kainą, ar ne, dizainerio kainą, visai būna, ar ne. Tai nežinau, svarbiausia ta pagarba turbūt vieni kitiem, o tos kainos, bent jau aš tai asmeniškai tikrai nesu užsibrėžus kažkokias, nežinau, ribas ar ten... Dirbi su studentu ir su milijonierium. Taip. Nes ir aš tą tikrai darau. Taip. Tikrai, nes yra, nes, tiesiog, kur taip. Labai turtingi užsakovai, jie pakeliavę po užsienį, jie daug sudėtingesnių nori iš tavęs dalykų. Jaunas žmogus, tu žinai, jam gali patarti, per pirmasis 5 valandas jis gali tiek gauti, kiek jisai pats dar turėtų galvoti, nežinau, 2 metus. Tai taip. Jam tiek apsimoka ir jisai jaunas, jisai žino, kad gali pats nuvažiuoti, susirasti. Tai aš lygiai taip pat dirbu ir su to. Jo, bet gyventi reikia, ar ne, tu negali, vis tiek didžiai dalį, ar ne, tai nori tų nuolaidų, nori pigiau, gerai, bet pigiau. Tai aš visada sakau, kiek jūs galite sau leisti. Ta prasme, ir pagal tai įsivertinu, ką aš galiu jums duoti, ar ne? Ir kiek sutaupyti, nes tu teoriškai gali ir sprendimai sutaupyti, kontaktai sutaupyti, laikų sutaupyti, gal nuomojasi tuo metu. Tarsi faktorių tiek, kad netgi tau, mano, pavyzdžiui, atsiperka praktiškai jam. Rimtai. Ta prasme... Gerai, aš tikrai gal čia nesigiriu, čia faktas, sakau. Daugumoje situacijų gaunasi, kad tai yra jau dalis, nebent tai yra labai ekskliuzyvas, kur tikrai nori ten rimtų dalykų, tai faktas tada taip. Bet dar yra labai, man asmeniškai savo darbę svarbu išliekamoji vertė. Mes tikrai su dauguma klientų, kaip Dovilė ir sakė, kojan einame per gyvenimą, tampame tais interjero dizaineriais, kaip gydytojai, šeimos interjero dizaineris, man tai yra svarbiausia. Ne atlyginimas, nes tuo metu, kaip Dovilė sako, buvo studentai ir ten pirmas naujagimis, ar ne, tų pinigų tikrai nėra, ar ne, o padėti tarsi norisi. Sakau, svarbu gal matyti tas vaibas, dar kai ateina žmogus, kad nori, ar ne, jam reikia tavęs, tai tu negali uždaryti duris ir, ta prasme, sakyti kažkokią aukštą kainą ar dar kažką, ar ne? Labai svarbus yra tas išliekamasis ryšys visame ir procese, ir gyvenime. Tai aš manau, aš nesu gal kompanija, ar ne, su, nežinau, 50 darbuotojų, kur, tu kitaip tada žiūri į verslą, žiūri, ar ne? Aš esu interjero dizainerė, asmuo, kuris nori ir padėti, ne tik iš to uždirbti. Tai nėra tokios, aš negalėčiau tikrai pasakyti kažkokios kainos konkrečios, nes tai nuo situacijų. Aš, pavyzdžiui, žiūriu savo projektuose, pavyzdžiui, turiu timingą, ta prasme, kiek aš išleidau laiko tam projektui padaryti. Kartais būna 1000 valandų. 1000 valandų. Padalinkim ant 21 dienos, 8 darbo valandų, kas yra projektuojant nerealu, nes tai nėra, tai nėra, kaip sakant, tai yra intelektualinis darbas, tai sudėtingas, smegenys skauda po to. Tai ta 1000 valandų, tai tikrai pagalvok, kiek tu pats sugaištum laiko, neuždirbtum savo pinigų, 1000 valandų sėdėdamas, bet jis dar ne, pirmą kartą daro, tai dauginam iš 2, 2000.
Nu gerai, bet tikrai yra, nu, ne šiaip sėdim. Nu, gerai, čia ne paslaptis, bet gavosi tie, nu, tokie pasigirimai. Nu, kas darosi? Aš visą laiką galvoju apie tai, aš labai atsiprašysiu, po to nusilenksiu, nes kažkokia savireklama. Bet tarsi paslaptis yra tame, nu, kažkokias noris perduoti ir ką naudot, o kas naudoti, atrodo, giriamės. Nu, labai atsiprašau visų. Lina, pasakyk, ką nors. Pasakyk, kad taip ir buvo. Nu, mes tengiamės šiaip tą gerąją patirtim pasidalinti, turbūt ir kažkokias jo padėti, o kaip jau gavosi čia mums šnekėti, tai taip. Toks. Aš labai džiaugiuosi, kad jau išėjo pilkų monochrominių juoda balta pilka interjerų era. Dar džiaugiuosi, kad tą, nu, pavadinsiu pigi moderni klasika su lenkiškais šviestuvais šitą išėjo. Labai džiaugiuosi ir kad atėjom į tokį natūralumą, kurį turbūt įtakoja ir tą visas tas mūsų skaitmenizacijos amžius, ne, kokie mes pavargę grįžtam nuo ekranų, nuo visko, ne, ir tuose namuose atsirado faktūrų, tekstūrų, jaukumo, tų spalvų, tokių, nu, ne veltui čia ir ne veltui tai trendina, nu, tas žodis, kurio mes gal nelabai mėgstam, ne, bet nes tiesiog namuose noris būti jaukiau, tai jo, ir spalvų. Tai džiaugiuosi šitais, mane dabar tai džiugina. Tai man labai patinka spalvas, aš labai mėgstu spalvas. Ateikit visi, kurie norit spalvų. Labai reklama. Taip. Ar dar kas norėtų ką nors papildyti? Gal turite jūs kažkokių klausimų? Jo, gal kažkas norėjo paklausti. Prašom. Niekada ne per vėlai. Niekada nevėlu. Jo, prašom. Niekada. Tik priklauso nuo klausimo, kokį reikės išspręsti. Klausimų ir, nu, ta prasme, kuo vėliau, faktas blogiau. Nu, čia tokia klasika visur. Ta prasme, iš anksto yra visada daug geriau negu po visko. Nu, tada pats blogiausias dalykas, nes mes ateinam ir pasakom, žinai, galėjai taip, anaip, mes iš tikrųjų tylim, bet vis tiek veiduose matosi, žinot, akyse tas pats baisiausias dalykas, ateini į tokią vietą ir žinai, kad negali, turi neišsiduot, kad jau čia yra taip ir ta svajonė duš, ir čia verks, ir kai buvau jaunas, tai tikrai esu vieną kartą į ašaras paleidęs užsakovus. Nu, labai buvau neprofesionalus, pasimokiau. Tai yra labai sunki situacija, bet tada jau tikrai reikia profo. Ir jisai tada bandys nekritikuot, nes geras specialistas, jisai turi nesakyti, kad oi, buvo galima taip, anaip, jisai turi sakyti ne, o kokia bėda, o kaip aš galiu išspręsti šitą. Nu, tai visada yra laikas. O geriausia tai kreiptis yra turbūt lygiai greičiai, kada yra, tarkim, jeigu turite architektą, tai kada jau turite tvirtinti architektui architektūrinius brėžinius, tai dar prieš tai jau būtų gerai susitikti su interjero dizaineriu, kad jisai su tuo, su kuriuo jūs jau tikrai norite dirbti. Nes jeigu ne tas pats, ne tie patys architektai tęs ir interjerą, tai geriausia tuo metu, tuomet peržiūrimos tos erdvės, peržiūrimi langų išdėstymo vietos ir tik tuomet po auditavimo galima pasitvirtinti architektams, kad nebereikėtų vėliau grįžti prie konstruktyvo perskaičiavimų, perdarimų ir panašiai. Tai realiai pradėjote architektūrinį projektavimą, reiktų lygiai grečiai ieškotis ir interjero dizainerio. Būna tie kartotiniai projektai, tai tada ten irgi problema. Va čia tas pats kaip kirpėjas po to dar dantis sutvarkytų. Aš atsiprašau, atrodo specialybė labai arti, nu aš taip galvoju. Nes architektai vienaip sprendžia, va čia architektai pirmoji eilėje sėdi jau išpūtę akis. Nes aš, pavyzdžiui, architektūroje nesu toks stiprus. Nu, ta prasme, Amerikoje iš viso yra, čia irgi gal mano paslaptis, bet aš būsiu toks, koks esu. Ne, bet čia yra du skirtingi dalykai. Jeigu jis yra tikrai labai geras profas, aš pasitaisysiu. Jeigu yra labai geras profas, jeigu jis, pavyzdžiui, pabaigia architektūrą ir jisai visiškai, pavyzdžiui, net nenori daryti architektūros, bet jisai nori daryti interjerus ir jisai tą geba daryti, bet čia tas pats kaip dvi specialybės išmanyti. Reikia jau tikrai būti talentu. Ne? Ir tai yra tiesa. Nu, bet jeigu jau dizaineris pradės architekto langus stumdyti, nu, nežinau, nemanau, žinokit. Ne, bet aš pasakysiu atvirai. Aš manau, kad dėžutė yra dėžutė, nu, ta prasme, dėžutė. Nu, bet tą, ką sukūrė ir tada
ateini ir sakai, kitą pusę metam, nu ne. Bet bet žiūrėk, aš pasakysiu atvirai, dabar turėjau labai nemažai labai didelių projektų, po 300, 400, 600 kvadratinių metrų, tai yra tokie, kur jau, tie didesni namai, ar ne? Ir kai kurie buvo tikrai labai puikių architektų ir puikiai sudėliota ir tai kažkokius dalykus, nedidelius pasistumdymus interjerinė prasme, kalbam apie ten durų pozicijas dar įvertinant, bet buvo keletą projektų, kur tikrai net uždėta, tarkime, tie blokai lovos, ar ne, tokiame dideliame name, tu matai uždėta, kad tas lova yra 1,40 m ant 2 metrų, kur žmogus supranta, kad tai yra lyg ir erdvė pakankama, bet toje vietoje langas prasideda nebe toje vietoje ir mes nebetelpam. Ir toje pozicijoje, kada namas dar nepradėtas statyti, bet jisai yra ant popieriaus, mes susiaudituojam ir matome, kad lova netelpa, galbūt čia tikrai, tarkime... Šiaip architektas turi tą, tai jis blogas architektas, tai kaip ir blogų interjero dizainerių yra. Bet labai gaila, kad labai daug tokių projektų. Man labai gaila. Gaila ir interjero dizainerių žiauriai blogų yra. Čia aš pats pradėjau, bandau užpakliuoti, nes, ta prasme, gal šoviau labai stipriai. Bet iš tikrųjų yra tas tiesa, kad, pavyzdžiui, tam tikras netgi proto, momentas, vieni mastom vienaip, kiti kitaip. Vieni tūrio prasme, kita, pavyzdžiui, spalvas labai susigaudo. Moteris, pavyzdžiui, iš viso labai geba gerai, puikiai atskirti spalvas. Vyrai, paklauskit, mes vyrai, nelabai kartais spalvų. Pavyzdžiui, man reikėjo baigti, nuo 5 metų reikėjo mokytis, kad aš atskirčiau tas spalvas. 35 metus. Jūs nuo 3 metų žinojot, kaip atrodo ten. Nes jūs rinkot uogas pagal čekuolį, ta prasme, rinkot uogas, o mes tuos kaip jis, bizonus šaudėm, tai mums spalva nesvarbu buvo, mums buvo forma svarbu. Aš gal norėčiau atsakyti į klausimą, papildyti šiek tiek, kodėl tai, kada jūs projektuojatės namą individualiai pabrėšiu. Tarsi architektas turi išspręsti jūsų uždavinius ir taip ir yra, bet kartais netaip giliai yra einama į projektą tam tikroje stadijoje ir tas projektas ir lieka architektūrinis projektas, bet ne interjero projektas. Ir aš taip paantrinsiu Dovilei, tikrai aš irgi turėjusi su tiek labai didelės kvadratūros projektų ir labai garsių Lietuvoje architektų projektuotų stikliniai fasadai visiškai. Ir kai pradėjom projektuoti virtuvę, žmogus pradėjo sakyti, kad man reikia slaizerio, man reikia to, man reikia trečio, ko jisai nebuvo iškomunikavęs architektui. Tiesiog komunikacija iki to nebuvo daėjusi. Ir mums pasirodė, kad mes projektuodami virtuvę tiesiog neturime kur jos dėti. Tai teko uždarinėti viduje dirbtiniam sienom langus, emalitinę zoną daryti tam, kad ta virtuvė padidėtų. Tai interjeras, kuo skiriasi interjeros architektas, dizaineris, nežinau čia kaip galit visaip išgirsti tų pavadinimų nuo pastato architekto, tuo, kad interjeras yra juvelyrinis projektavimas, skyrim nuo to, kaip pati architektūra vyksta. Ir tai nėra kvestionuojama apie kompetencijas, tarkim, taip, ką ir Dovis sakė, yra ir blogų, ir stomatologų, ir kirpėjų, ir visokių kitokių specialybių. Bet pati specialybė, savo plačiaja prasme, jinai šiek tiek kitokia yra. Yra. Mes dirbam net su, aš, pavyzdžiui, savo namus įsirenginėjau su akustinio projektavimo technologijų centru, tai su mokslininkais. Ir Knauf sistema, taip pat irgi kur konstruktoriai, kuriais darai atskirą sienų, pavyzdžiui, konstruktyvą, kuris atrištas yra nuo kaimynų, tam, kad ne tik nepraeitų tas garsas, kuris yra kaip banga, bet kaip ir dar vibracija, kuris eina per kietus paviršius. Tai nes yra daug skirtingų garso praėjimų. Taip, kiekvieną skirtingai mes gilinamės, bet taip yra ir sprendimai, taip yra mazgai ir taip yra būdų nuo spintų. Paprasčiausiai iki dabar projektuojam vienam objekte, ten vežam iš kažkur iš užsienio Vokietijos kažkokias sienas, o po to mes visi susėdom ir sakau, bet girozetės taip prapjausim. Ir dabar mes ten visi 5 rimti vyrukai susėdę, iškrapštėm kitą mintį. Turim idėją vėl kaip išsisukti.
Ne visai. Bet jūsų klausimas, ar dizaineriai sprendžia, tai taip, dizaineriai turi spręsti šitas problemas. Kitas dalykas yra, vėl grįžtam prie to pačio, kada dizaineris ateina į projektą butuose, nes butuose būna architektų numatytos, inžinierių numatytos rozetės tarp kaimynų ir dažnai klientai patys norėdami turėti daugiau rozečių, jungiklių, tas sienas iš naujo jas ardo, greuna, tai pažeidžia izoliaciją. Ir tai, čia toks dizaineris turi įspėti, nes statytojas pateikia visą bylutę, ko galima, ko negalima daryti. Ir dažniausiai nebegalima monolitinių sienų liesti, jeigu norite rozetę, ten darote virš tinkinę. Žiūrėkit, ką pasirašot, kai perkat naują namą, naują butą. Nes ten būna parašyta ir aš daug sutinku, kad ateinam ir jie sako, aš norėčiau čia, bet pažiūrėk, ką tu pasirašei. Tu pasirašei, kad nei vienoj išoriniai sienoj su kaimynu, kuri ribojasi su kaimynu, negali nieko daryti. Nei maišytuvo sieninio įleista, apie kurį visi svajoja, nei apie ten rozetės jungiklius. Tai yra, ta prasme, šiai dienai, kas dirba, tai tą jau žino. Dėl to ir verta kreiptis turbūt į profesionalus su patirtimi. O dėl visų sprendimų, taip, dizaineris turėtų padėti spręsti tokius dalykus. Nes tai įtakoja viską, įtakoja ir funkciją, ir estetiką. Tai taip. Nes kaip, pavyzdžiui, kai atsineša klientai buto brėžinius, aš visada paprašau dar kaimyninių butų, kad bendrą planą, aukštą bendrą planą, nes vėlgi yra svarbu, kad sanmazgai, pavyzdžiui, kartais būna dušo senutės su kaimynų miegamojo, ar ne? Tai tu gal ir fainai gyvensi, bet kai tau nuolatos kaimynai sakys, baig praustis 12 valandą, tai vėlgi, ar ne? Tai dizaineris turi plačiai matyti visą, ne tik to žmogaus gyvenimą, bet ir aplinkui, nes visa susideda į tą galutinę emocinę būklę, kokią tas užsakovas turės ateityje. Tai va. Kaip norit, kolegos, aš galiu jūs pervesti į naują tą kitą laidą, tą kitą temą, nes šiaip labai fainai, kad atėjau ir su kuriais toliau irgi bendrausim ir kalbėsim kitom temom. Bet šiaip teoriškai baigėsi laikas ir aš labai noriu padėkoti visiems. Labai ačiū, kad atėjot, nes iš tikrųjų labai buvo įdomu išgirsti. Aš pats supratau, kiek aš vienaip mąstau, jūs kitaip, kiek mes vienodai mąstom irgi tuo pačiu, kiek daug sutapimų yra ir kiek visokių idėjų, ką galima papasakot, pasakyti ir norisi iš tikrųjų ištransliuoti kažką gero. Atsiprašau už tai, kad reklamavomės. Ta prasme, tikrai aš taip nenorėjau, kad taip gautųsi. Aš esu prastas vedėjas, vidutinis interjero dizaineris. Bet labai gražus ir populiarus. Ai, čia mano savybė, ne? Ne, norėčiau, kad būtų kitaip. Tai esmė, ačiū labai jums, kad atėjot, labai atskirai kiekvienam iš jūsų dėkoju. Ačiū jums. Tai ačiū jums, kad klausėt ir pasilikit paklausyti kolegų. Apie ką kalbėsit? Kalbėsime apie vizualizacijas, nuodas ar vaistas. Nes įdomi šiaip tema, nes jinai yra labai tokia populiari dabar. Tai va. Ir šiaip aš atsiprašau, kad neįtraukėm anksčiau, jūs užduokit klausimą, kelkit ranką, iš karto įtrauksim, nes ir mums nuo jūsų gyvesnis pokalbis tapo. Labai ačiū jums visiems.